Kai aš pasikalbu su žmonėm ir ypatingai, kai jie turi mažiau pinigų, dar pradinėme etape, aš sakau, aš linkiu tau, kad tau iš pradžių nepasisektų. Kokią pamoką gavote šito? Kalbant apie tos pinigus, sukčius ir panašiai, tai kalbam, kad numerį gali rodyti artimo žmogaus, bet gali ne tik numerį rodyti, balsą iš principo galima paimti, įdėti tam tikrus dirbtinio intelekto įrankius ir aš galiu, ta prasme, kalbėti kito žmogaus balsu ir artimieji neatskirs. Imkime, kad žmogus domisi finansais, pats turi kažkiek žinių apie investavimą, koks būtų jam stipriausias argumentas pasilikti pensijų pakopo ten antroji. Kaip aš čia taip nepataikiau? Kaip čia taip gaus? Ir aš pardaviau tą akciją, laukiau, kol jinai nukris dar, kad aš galėčiau sugrįžti. Ir kai aš ją pardaviau, jinai pradėjo kilti. Vilniaus centre yra švieslentė, kurioje surašyti jūsų finansiniai sprendimai. Ir geri, ir blogi. Ką jūs norėtumėt paryškinti, o ką ištrinti? Mes, kai investuojam, dažnai galvojam tik apie finansinę laisvę. Ir aš manau, čia yra klaida. Sveiki, Martynai. Sveiki. Labai ačiū, kad radote laiko, skiriate savo laiko pakalbėti su manimi apie pinigus. Mūsų tinklalaidė, kaip aš dar prieš filmavimą minėjau, yra tokia plačia tema apie finansus, nuo asmeninių finansų valdymo, finansų santykiuose iki investavimo. Ir jūs esate pirmas pašnekovas, kuris tiek profesinė prasme yra susijęs tiek daug su finansais. Jūs ne vienus metus esate dirbęs finansų srityje, pats investuojate virš 20 metų, turite platformą savo finansai paprastai. Teisingai sakau, ar ne? Kas susijęs su finansais. Ir esu skaičiusi, kad jūs sakote, nors ir komunikuojat, kalbat apie finansus, bet nesate tradicinis finansų konsultantas. Taip. Ką turit galvoje, koks tuomet jūs konsultantas? Aš gal net negaliu vadintis konsultantu, aš manau, pirmas dalykas, finansinis konsultantas jisai turėtų turėti vienas dalykas licenciją, kitas dalykas dirbti finansiniai institucijai. Aš licenciją, kiek žinau, lik ir beturiu, jeigu Lietuvos bankas neatėmė, kažkada bent jau turėjau generalinę maklerio licenciją, bet aš nedirbu finansiniai institucijai. Aš anksčiau dirbau bankė Finasta, maklerio įmonė Finasta ir dirbau bankė Nordea. Tai aš negaliu būti konsultantas, negaliu kaip ir konsultuoti. Būna, kad aš pasišneku įvairiausiam temom, aš dalinuosi savo matymais, pamastymais tiek Finansai paprastai LT puslapį, tiek Facebooko grupose ir karts nuo karto apsilankau tinklalaidėse, pasidalinu, kaip aš tą matau. Ačiū Jums už tai. Ačiū, kad pakvietėt. Ir aš labai tikiu, kad finansinis raštingumas, jisai yra svarbus mums visiems ir aš žiūriu labai taip savanaudiškai iš savo pusės, kad tai yra svarbus man, todėl kad kažkada ateis laikas, kai būsiu senjoras ir tam tikra finansinė situacija Lietuvoje priklausys nuo tų, kiek mes turim finansiškai raštingų žmonių ir kokie yra sprendimai priimami. O galime sakyti, kad kuo daugiau apie tai kalbate, tuo daugiau domitės? Kad čia yra toks natūraliai, tenka, nes gerąją prasme užburtas ratas, kitaip ir neišeitų. Plus aš dažniausiai kalbu ir dalinuosi tuom, kuo aš pats pasigilinau. Jeigu aš neturiu žinių apie tam tikrą temą, aš tiesiai iš jos ir pasakau, aš neturiu pakankamai informacijos, kad išsakyti savo nuomonę, kad jinai būtų kažkokia tais pagrįsta. Taip, labai sutinku dėl finansinės edukacijos reikšmės ir prasmės. Man pačiai tai yra įdomi tema, bet aš matau irgi tame didesnę prasmę, ne tik tai asmeninės naudos, bet šeimos naudos, draugų rato ir tada visos mūsų valstybės. Tai smagu girdėti tokį požiūrį. Aš dar apie finansinį, sakykime, raštingumą ir finansinę, sakykime, situaciją Lietuvoje ir bendrai pasaulyje noriu atkreipti tokį dėmesį, kad mes kai galvojam, tai aš turiu, man užteks, mano šeimai užteks ir viskas su to yra gerai. Aš manau, kad ne, su to nėra viskas gerai, todėl kad aš noriu gyventi saugioje aplinkoje. Ką tai reiškia? Kadaise teko lankytis Pietų Afrikos Respublikoje ir ten yra labai didžiulis skirtumas tarp žmonių, ta prasme yra tikrai dalis pasiturinčių atotrūkius taip. Ir tie, kurie neturi arba turi labai mažai, ir ten labai mačiau daug namų, kurie yra ne tik kad aukštos tvoros, bet ten įvairiausios vielos ir panašiai. Ir toks buvo labai įdomus jausmas, kad kaip ir graži šalis, fantastiška, bet nesijauti iki galo saugus.
Ir aš nenorėčiau, kad būtų tokia pati situacija Lietuvoje, kad gal tavo aplinkos žmonės turi pakankamai pinigų ir tu su to jautiesi gerai, bet klausimas, kaip tu jautiesi, ar tu jautiesi saugus. Ir man atrodo, girdint, tai yra dar viena emocinė pusė. Vienas dalykas saugumas, kitas dalykas toks emocinis pasitenkinimas, kiek aš galiu džiaugtis tai savo pinigais, jeigu už tvoros yra visai kitas gyvenimas, ar ne, ir kiek aš jaučiuosi tada to dalimi, ar aš savo burbulę su savo pinigais, Taip. ar galiu būti bendrai tokioje valstybėje, kur mes visi daugmaž. Aš manau, tai labai priklauso ir nuo žmogaus sąmoningumo, nes yra žmonės tam tikri, kurie pasiturintis ir jie labai kitaip gyvenimą mato ir jiems viskas dzin. Prasme, ir jie sako, aš jaučiuosi gerai, ar ne? Ir yra kiti, kurie gal turi mažiau, bet jie yra sąmoningi ir jie mato tokį kaip bendrą paveikslą, ne tik iš savo pusės. Galiausiai mes auginame vaikus, kurie irgi auga. Tai aš negaliu tik tais apsiriboti tuom. Tai man norisi, kad mes visi galvotam apie tą tokį didesnį paveikslą, ne tik apie savo finansinę dalį, kas susijęs šeimoje, bet ir už jos ribų. Labai gražu, pritariu. O vėlgi girdžiu, be abejo, prieš mūsų pokalbį, aš ir daugiau jūsų paklausiau ir paskaičiau, jūs dažnai kalbate apie finansų emocinę pusę. Ir nors pinigai atrodo toks racionalus dalykas, suskaičiuojamas ar ne, bet jūs vis kalbate ir apie emociją ir investavime, bet man įdomu ir šiaip savo finansų planavime. Emocijos daugiau padeda ar gelbsti, planuojant savo uždarbį, planuojant savo išlaidas, biudžetą, investuojant, ta emocijų reikšmė nauda daugiau, ar jas kažkaip kaip tik atriboti reikėtų? Emocijos, bendrai tariant, nėra finansų draugas. Su finansais mes turim būti labai dalykiški, labai profesionalūs, kiek mes sugebam mokam, ar ne. Mes turim priimti sprendimus, ta prasme, remiantis skaičiais, o ne kad aš jaučiu, kad nusipirksiu šitą akciją ir bus labai gerai, ar ne? Arba aš nusipirksiu tai ir man bus, ta prasme, įsigysiu tą pirkinį, ten pagerės, ar ne, gyvenimas. Ar ne? Aš nesu prieš už tam tikrus mini emocinius pirkinius, viskas su tuo yra, manau, gerai. Kartais reikia. Kartais reikia ir nereikia būti tokia kaip robotai, ar ne? Bet didžiąją dalį finansų turi būti tie sprendimai, apskaičiuoti. Ir mes žmonės, iš principo, mes nesam racionalūs. Mes priimam sprendimą ir tada racionalizuojam, kodėl mes į tokį priėmėm. Ten ar gerą, ar blogą, ar ne? Tai šitoj vietoj racionalizacija ateina po to. Tai mes nebūtinai elgiamės racionaliai, ar ne? Ir tos emocijos, jos tokios šokinėjančios, pavadinkime, mes kartais būnam, priimam tam tikrus sprendimus, ir po to jas pagrindžiam, prieš tai nepagalvoja, nesusirašę, sakykim, tų skaičių, ir po to ten būna gal nusiviliam, ar ne? Bet gal reikėjo paskaičiuoti, reikėjo susidėti. Tai tas būdas atriboti emocijas būtų ruoštis kažkokį planą iš ankstinį, ar ne? Pagrįsta, nežinau, žiniom, skaičiavimu. Kaip tas emocijas atriboti? Jo, emocijas tai geriausia, pagrįsti, ta prasme, susirašant kažkokius tai skaičius. Tai šitoj vietoj mes to nedarom. Tai, pavyzdžiui, apie tą pačią investiciją, kur aš noriu ką investuoti. Irgi, reikėtų pasiskaityti, pasidomėti, susirašyti tą informaciją ir tada priimti tą sprendimą. Galiausiai gal kažkokį tais biudžetą turėti. Kažkokią tai turėti tais dalį, kuri yra, sakykime, kur mes sakom, čia būtiniesiams dalykams ir tam tikra dalis, kuri yra tokiems, kur gal mes norėtume, bet, tokia, for fun. Daugmaž dėliojosi galvoje tą schemą, kaip ji turėtų atrodyti. Kalbant apie emocijas, viena iš jų, kuri susijusi su finansais, yra baimė. Ta tokia pati paprasčiausia. Jūs investuojat virš 20 metų. Kokių baimių turėjot pradžioj ir ar dabar dar kokių nors turite su investavimu susijusių baimių? Pati pradinė pirmoji baimė gal buvo ta, kad investuoji ir galvoji, kaip čia pataikyti. Kad iš karto investavau ir viskas važiuos į priekį. Bet ar čia realus lūkestis, kad investuoju ir viskas čia važiuos į priekį? Manau, kad nėra jis iki galo realus.
aš turėjau tokią situaciją, investavau, ten paskaitęs daug protingų knygų apie fundamentalią analizę, techninę analizę, investavau ir po ten 3 savaičių ten, labai nukrito. Bet 3 savaitės yra toks Taip. trumpas. Labai trumpas tas laikotarpis, bet nukrito ir šitoj vietoj man toksai, kaip aš čia taip nepataikiau, kaip čia taip gaus. Ir aš pardaviau tą akciją ir tada aš laukiau, kol jinai nukris dar, kad aš galėčiau sugrįžti ir kai aš ją pardaviau, jinai pradėjo kilti. Aš gal, gerai, bet toj nukris. Na ir jinai kilo toliau. Aš galiausiai sakau, tai kol kas atidedu, investuoju kažką kitą, tą akciją vėliau nupirksiu, nes jinai kaip gera kompanija. Ir aš nupirkau kitą kompaniją ir galiausiai po pusės metų grįžau, nusipirkau ten tą kompaniją, ten beveik 2 brangiau negu kad buvau pardavęs. Tai va tokia situacija buvo, kad atrodo pasiskaitai knygų ir pataikys, ar ne? O kokią pamoką iš to gavot? Ką dabar darytumėt? Na taip, jau kai žinot, tai sakytumėt, tiesiog reikėjo neparduoti, bet tai bendraja prasme, kokią pamoką gavot iš šito? Tai gal pirmiausia neturėtų tokio lūkesčio, kad va dabar pataikysiu iš karto, kad važiuotų, ar ne? Kai aš pasikalbu su žmonėm ir ypatingai, kai jie turi mažiau pinigų, dar pradinėme etape, aš sakau, aš linkiu tau, kad tau iš pradžių nepasisektų, kad nuvažiuotų. Ir jie taip į mane, kaip tu čia taip gali palinkėti tokio negero dalyko. Aš sakau, todėl, kad tu turi išmokti dirbti su savo emocijomis. Taip. Nes yra daug lengviau mokinti su savo emocijomis dirbti, kai dar pinigai, sakykime, tokie ganėtinai nedideli, ar ne? Ir su to sutvarkyti, negu kad, aš turėsiu daug pinigų, visus investuosiu, ar ne? Ir gali būti, kad jeigu aš visus pinigus ir daug pinigų iš karto investuosiu ir pataikysiu tuo metu, kai tiesiog dėl kažkokios juodosios gulbės rinka griūna. Kažkas juodoji gulbė? Juodoji gulbė tai nenumatytas atvejis rinkoje, ar ne? Tai pavyzdžiui, kai mes negalėjom numatyti COVID-o, kaip pavyzdys, ar ne, čia buvo viena juodoji gulbė. Tada tas pats... Karas turbūt, ar ne? Karas yra kita, taip, tada pats tas 2008 finansų pasaulio krizė, ar ne? Tai tokie dalykai, kur labai sunku juos prognozuoti, bet jie tiesiog nutinka. Ir aš galiu viską būti protingai sudėjęs, bet, tiesiog viskas jam. Įplaukė ta gulbė ir viską pakeičia. Trumpam stabdau mūsų pokalbį, nes noriu pasidžiaugti. Iki naujųjų metų mūsų kanalas surinko virš 3000 prenumeratorių ir mums tai yra didelis įvertinimas. Iš tiesų savo keliamės įvairius tikslus, tiek pašnekovus, kokius norėtume pakviesti, tiek jūsų dėmesio prasme, kiek norime jo sulaukti. Turime naują tikslą iki Valentino dienos surinkti 5000 prenumeratorių. Esame dėkingi, kad esate su mumis, kviečiu prenumeruoti, komentuoti ir tokiu būdu parodyti mums palaikymą. Grįžtu į pokalbį. Tai, ką jūs sakote apie tas klaidas, tai aš labai pritariu, mano sūnus investuoja 13 metų ir aš jam leidžiu pačiam nuspręsti, kaip jisai per sutelktinį finansavimą investuoja, bet aš nesikišu, kur ten, kokį projektą, bet lygiai su ta pačia logika kaip ir jūs. Jis be abejo renkasi didžiausias palūkanas, kuriam ten labiausiai jau gražiai atrodo ir aš sakau, tegu klysta, tegu jis turi tų vėluojančių paskolų, tegu ten kažkurį išieškojimą išeis, bet kol kas tai yra mažos sumos ir tegu atsiranda supratimas, kad, tai nėra visada tik tai pliusas investavime ir reikia tai daryti apgalvotai. Kalbant apie investavimą, šiaip keletas tokių gal dalykų. Vienas dalykas be abejo pasiskaityti knygų, pasiskaityti tam tikrų tinklaraščių, jų yra skirtingų, aš labai rekomenduoju skaityti ne tik finansą, paprastai, tai aš sakau ir kitus, kad sudaryti tokią kitokią nuomonę. Ne? O turit ką nors konkretaus rekomendacijų, knygų, tinklalaidžių? Tai vienas, sakykime, kas tinklaraštis, kuris man patinka ir gana išsamiai rašo, tai yra 6.0. Ganėtinai išsamiai tai daro, ne? Kalbant apie knygas, tai yra pinigų psichologija knyga. Labai patiko šitą knygą. Daug kas tikriausiai ją paskaitė arba girdėjo, arba ne, tai tikrai rekomenduoju. Tai Morgan Housel autorius, jisai išleidęs yra dabar visai nesenai spalio mėnesį ir kitą knygą, kaip išleisti pinigus. Tai biški iš kitos pusės. Mačiau ir norėsiu ir šitą paskaityti, labai įdomu, kai apverčia kitą pusę. Taip, ten žiūrima iš tokios visai kitos pusės, ten atsimenu vieną tokį pavyzdį ėmė su automobiliu ir sako, įsivaizduokit, turite pinigų, galite nusipirkti savo naują automobilį, bet tų pinigų, galite nusipirkti naują BMW, ar ne, ir jums patinka tas automobilis, jis jums yra gražus, kažkam tai yra gal statuso simbolis.
Ir yra kitas automobilis, kuris gal nėra tiek gražus arba nėra statuso simbolis, pavyzdžiui, koks Toyota, ar ne? Bet už tą sumą aš irgi galiu įsigyti naują Toyota, bet viduj, sakykime, įsidėti tos vadinamus upgrade'us, ar ne? Aš jau, galiu padaryti max, kai BMW aš to padaryti negalėsiu, nes, suma yra limituota. Ir tada klausimas žmogui, ta prasme, ar tau reikia, kad, pasirodyti, ar todėl, kad tau reikia, kad tu pats jaustumėsi gerai, ta prasme, būnant tam pačiam automobilyje. Taip. Nes mes automobilį praleidžiam daugiau laiko, negu, sakykime, ateidami pamatydami automobilį. Labai daug. Šiaip tai šią situaciją asmeniškai esu labai praėjusi šviežiai, kovo mėnesį aš įsigijau naują automobilį. Ir tai yra toks mano varliukas Kia Sportage'as. Tai viską tą patį, ką jūs pasakėt, pergalvojau, bet intuityviai. Galiu nusipirkti brangesnį automobilį ir man buvo, kas draugai sakė, tai dabar tu čia rinkis, kažką jau čia gali sau leisti. Ir aš išsirinkau šitą žalią Kia ir aš viduje turiu viską. Ten šildomas vairas, visi patogumai, ten mano kameros ir aš galvoju, man tiek yra komfortabilu, kad man nereikia to ženklelio kažkokio ten tokio. Tai ir reikia įsivertinti, ta prasme, kiek aš galiu tam gyvenimo etapę leisti tam, ar ne, ir ko aš tikriausiai turėsiu atsisakyti. Tai šitoje vietoje mums reikia, pamatuoti. Ir vienas iš geriausių matavimo būdų tai yra laiko sąnaudos, kur mes leidžiame pinigus, ar ne? Tai laiko sąnaudos yra netgi iš tikrųjų įsigijant tą patį automobilį. Vieni matuoja laiko sąnaudos, kad, kiek laiko jisai praleis autoservisą remontuodamas, ar ne? Ir kiek skausminga tai bus piniginiai. Taip, bet yra kitas būdas, kaip į tą galima pasižiūrėti. Čia vienas tokių įdomesnių, kurį man teko girdėti, kai buvo klausimas, koks yra automobilio greitis vidutinis. Ir čia žiūrint taip labai holistiškai. Tai, ir žmonės tada paskaičiuoja, kiek laiko prasėdi kamščiuose, tada kiek laiko užtrunka pripilti tenais kurą ar ne, tada kiek laiko ten servise praleidžia, tada kiek laiko, sakykime, tenais įsigyti tą draudimą ar ne. Ir šito susumuoja, žmonės sako, vidurkis gaunasi toks, kad kiek realiai aš nuvažiuoju kilometrų ir kiek laiko praleidžia jisai visur kitur. Bet ką mes dažnai užmirštam, tai mes užmirštam, kad mums kainuoja laiką uždirbti automobilį įsigyti. Patį brangiausią gyvenime dalyką kainuoja. Taip. Laiką. Ir kiek mums kainavo, tai, sakykime, kiek mes turėjom pradirbti valandų, kad įsigyti, kad gauti tą atlyginimą. Ir jeigu mes tą kalkuliuojam, tas automobilio greitis vidutinis, jisai ženkliai krenta. Ir gyvenant mieste, ypatingai jeigu, neturim vaikų, ar ne? Nes kai yra vaikai, tai atsiranda tam tikri niuansai. Tenais ne visada įsikviesi Boltą, ne visada pasimsi kažkokį, kuris turi kėdutę ir panašiai, tai jau, labai sudėtinga nusigauti, ar ne? Bet jeigu neturim vaikų ir mes gyvenam mieste, ne už miesto, bet mieste, tai tampa labai sudėtinga pagrįsti šitą pirkinį. Ir tada reikia pagalvoti, gal iš tikrųjų man verta kartais naudotis taksi, kartais, ta prasme, išsinuomoti. Viešuoju galim, ar ne? Labai patogus yra. Dėl viešo transporto žiemos metu aš tai sakyčiau atsargiai, nes dėl ligų vyriausių ir panašiai. Tai va čia šita vieta yra, kur aš stengiuosi kažkaip viską tą pasižiūrėti ir kažkada su dirbtiniu intelektu diskutavau tą temą. Mes turim automobilį, bet ir aš taip galvoju, dabar vykstamės į koncertą. Tai ar važiuoti su automobiliu, bet ten reikės ieškoti priparkuoti, užtruksim ar ne. Grįžus, mes gyvenam centre, ten ne visada būna, kur suras priparkuoti, kartais ypatingai dabar, kai prie Kalėdinės eglutės žmonės eina. Ir tada galvoju, gal važiuoti su taksi, ar ne? Ir tada su dirbtiniu intelektu kalbės ir sakai, tai ką tu man patartum, ką kalkuliuoti, ar ne? Ir aš, man atrodo, tą pokalbį buvo ne žiemą, šį buvo vasarą. Ir jisai man pasakė, kadangi važiuojant su taksi, tu gali dar kažką tais daryti, jeigu tavęs nepykina, aišku, ar ne? Tai šitoj vietoj, dar ten susitaupo tam tikri dalykai. Bet jis galiausiai man sako, dabar, kadangi yra vasara, geras oras, tai apskritai galima geriausia būtų vaikščioti, nes vaikščioti yra sveika, bet tada jis nuėjo į tokius jau kraštutinumus, kur sako, bet jeigu labai karšta, tada suprakaituosi, tada laikos dušų yra, tai nuėjo dar į kitus kraštutinumus, ar ne? Bet grįžtant prie tos laiko savokos, kai mes kalbam, vienas dalykas pinigai yra investuoti pinigus, ar ne?
Bet ir dažniausiai kalbam apie investicijas, galvojam apie finansus, apie ten obligacijas, apie fondus, apie akcijas, nekilnojamą turtą ir panašiai. Bet mes galim investuoti į kitų žmonių laiką, kad gautumėm savo. Tai jeigu mes turim vaikų, tai auklė ar ne, tai kad turėtumėm laiką savo, kad dviese būti su antraja pusė, kaip pavyzdys, arba savo asmeniškai ar ne, tiesiog ramiai pabūti. Tai čia viena dalis, kita dalis yra dabar jau irgi ganėtinai populiari paslauga, kad užsakyti maistą atneša į namus ar ne, bet taip, tai vat vienas dalykas užsakyti ar tai per Bolt, ar per Volt, ar kažkokią kitą programėlę, kitas, kai man kiekvieną dieną ryte atneša tenais pusryčiams arba vakarienę, arba tik tais pietums, ar ne? Ir irgi, vat, na, čia toksai laiko sutaupimas. Tai vat aš viską pradėjau labiau žiūrėti per laiko sutaupimo prizmę, nes pinigų visada galima uždirbti daugiau, laiko daugiau mes negausim, visi turim tiek pat valandų. Man labai patinka šitas matavimas, aš jį kažkurioje knygoje irgi perskaičiau, kad į pinigus žiūrim vienaip, kai tai yra pinigai, bet kitaip, kai juos pamatuojame savo laiku. Ir ten koks nors pirkinys, na nežinau, 1000 eurų, tai atrodo suma, bet kai įsivertini, kiek man reikia valandų dirbti, kad aš tą 1000 uždirbčiau, šiek tiek emociškai kitą vertę įgauna. Patinka man šitas paskaičiavimas. O va, kol kalbame apie tą finansinę edukaciją ir žinias, noriu pakalbėti daugiau apie jūsų platformą Finansai paprastai. Skaičiau, kad joje jūs rašote, kad pradėjote po to kurti ją, kai savo darbovietėje dalinotės, ar ne, apie savo finansus ir tada kilo mintis. Kaip taip nutiko, kad jūs darbovietėje savo patirtim dalinotės? Jums tai buvo įdomi tema, ar žmonės jau tada jiems atrodė, kad iš jūsų kažko galima pasimokyti, pasisemti? Kaip ta pradžia atrodė? Kaip ta idėja? Aš tikiu, kad jeigu žmogus turi kom pasidalinti, jisai privalo tą daryti. Tai čia gal, sakykime, šita yra pradžia. Kita dalis yra ta, kad aš tuo metu dirbau IT kompanijai, dabar irgi dirbu IT kompanijai, bet tuo metu kitoj dirbau. Ir žmonės dirbantis programuotojais ir toj srity, na, uždirba vienus didžiausių atlyginimų. Ir Lietuvoje, ir šiaip bendrai pasaulyje. Ir tiesiog kažkaip pokalbių metu, ten per pietus mes tiesiog įsikalbėjom, kad, nu, vat, jie vat, išleido tam, išleido nam, prisipirko tam tikrų daiktų, kurios ten neišpakavo tenais. Ir aš kažkaip pradėjau apie tai kalbėti, apie investavimą. Ir investavimas jisai pasidaro natūralus kaip ir reikalingas tada, kai žmonės turi daugiau pinigų. Tai tas finansinis raštingumas, mes kaip sakom, koks jisai yra, ar ne, jisai natūraliai auga su tuo, kad žmonės, kai turi daugiau pinigų, jie pradeda natūraliai galvoti, nu tai gerai, gal man ir nereikia čia papildomai dar prisipirkti tiek batų, nes aš jų net nespėju sunešioti, ar ne? Arba, na, aš net neturiu laiko nueiti tiek kartų į restoraną, kad išleisiu tos pinigus, ar ne? Tai aš suprantu, kad kai kuriems žmonėms skamba, kurie gal neturi tiek pinigų, ar ne, ir sakom, mes tam neturim, bet yra tie, kurie turi ir gali sau leisti daugiau. Tai aš kažkaip pagalvojau, kad reikėtų tom pasidalinti, papasakoti ir pamačiau, na, buvo didžiulis susidomėjimas ir nusprendžiau, jog reikėtų tom dalintis plačiau. Aš visada darydavau tam tikrus karminius projektus. Karminis, aš turiu minį, kad ten nėra kažkokio finansinio atlygio. Kokius, pavyzdžiui, dar galit papasakoti? Na, bent. Tai vienas iš tokių, pavadinkim, yra karštospėdos.lt. Tai kai ten galima pasižiūrėti, kaip vienas politikas yra susijęs su kito politiku per tam tikrus giminystės ryšius arba per tam tikras įmones. Įdomu. Šita idėja ne mano, bet manęs paprašė, sakykime, padėti su šito projektu, ar ne? Na ir aš pagalvojau, kad kodėlgi ne, turėtų būti visai įdomu. Tai buvo toks vienas įdomesnių ir vienas sudėtingesnių iš tikrų projektų, nes ten galima matyti ir kaip tam tikrai ES pinigai buvo įsisavinti, per kokias įmonės ir panašiai. Tai prieš kiek metų gimė jau šitas Finansai paprastai projektas? Finansai paprastai dabar yra 4, man atrodo, ar 5 metai. Tai dažniausiai projektai baigėsi po 3 metų, kaip sako, uždarom visai, tai šitas nėra uždarytas. Bet teisybės dėlei turiu pasakyti, kad paskutiniu metu rečiau parašau informacijos, tai vis žmonės paklausia, vis primena, kad reikia. Aš labai džiaugiuosi, kad yra tie, kas daro ir labai puikiai tai atlieka, yra investavimas LT.
sugrįžęs anksčiau buvo labai mažai informacijos, dabar pasistengia, kad jos būtų vis dažniau ir atnaujinti, tai labai džiaugiuosi, kad tai atsirado. Aš už tai, kad rinkoje būtų kiek galima daugiau objektyvesnės ir kitokios informacijos, kad žmonės galėtų iš to susidaryti nuomonę. Ir finansai paprastai yra mano karminis projektas, kai manęs būna paprašo, paklausia, gal galėtum padaryti tą ir tą, aš tada ramia sąžinė galiu pasakyti, čia yra, kur aš skiriu nemokamai savo laiką, kuom aš tikiu ir kaip aš prisidedu prie tos visuomenės augimo. Tai to projekto grąža jums yra tik tai karminė? Taip, tenais nėra kažkokių tais finansinių, ten nėra affiliate linkų, ta prasme, kažkokių tais reklamų. Ten aš, ta prasme, jeigu matau, kad verta prašyti tam tikrą banką ar tam tikrą įmonę už kažką pagirti arba papeikti, aš tą ir darau. Buvo pasiūlymų iš skirtingų bendrovių, kad sako, gal galite dėti reklaminį straipsnį, buvo prašymų, gal galima šiaip reklamą dėti ir panašiai, tai aš nesutikau su tuo, mano tikslas nėra iš to uždirbti pinigus, plus tai būtų irgi ne tie pinigai, apie kuriuos aš gal netgi galvočiau. Tai aš tiesiog palieku, sakau, ramu, čia yra karminis projektas. Čia kaip girdėjau Tapiną, sakant per kažkokią laidą, sakė, arba aš darau nemokamai, arba labai brangiai. Tas viduriukas, jis yra nevertas, ar ne, prarasti karmos taškus arba gauti per mažai pinigų. Tai jeigu kažkas mūsų dabar klauso, kas nėra lankę to jūsų portalo, ką ten žmogus gali rasti ir ko tikėtis? Tai jūsų asmeninė patirtis, kažkokia koncentruota informacija. Ko dabar ten žmonėm nueiti pas jūs paieškoti? Tai keletas dalykų, pavyzdžiui, pasižiūrėti, kaip investuoti į tos pačius indeksinius fondus, ETF-us. Tai irgi ten yra aprašyti tam tikri gidai. Kaip atsidaryti brokerio sąskaitą. Tada aš sprendžiu savo klausimą, ar verta grąžinti nekilnojamo turto paskolą anksčiau laiko ir kokie ten tie yra. Ir aprašinėjote. Ir tai visą tai aprašinėjau, ar ne? Tada tokios temos buvo pirmoji Lietuvoje skaičiuoklė investicinio gyvybės draudimo. Jinai niekados nebuvo anksčiau daryta ir visi sakė, čia neįmanoma, čia per sudėtinga ir taip toliau. Aš surinkau daug duomenų, iš tikrųjų tai labai daug pareikalo laiko ir užtruko. Ir jinai buvo padaryta, dabar teisybės dėlėje reikėtų atnaujinti, nes dabar jau nebėra lengvatos, kurią galima būtų susigrąžinti, kad pasiskaičiuoti ją, ar ne, tai ten reikėtų kaip ir atnaujinti, bet tos, sakykime, skaičiuoklės irgi viena sudedamųjų dalių. Tada yra irgi skaičiuoklė to pačio atlyginimo. Jų šiaip yra daug, bet ten yra skaičiuojama dar per kitą prizmę, kur ir laiko sąnaudos tam tikras galima matyti ir kažkokios papildomos vertės, kur įprastos skaičiuoklės irgi to nepadaro. Plus yra tam tikri straipsniai ir analizės, kaip kad, pavyzdžiui, ar nekilnojamas turtas iš tikrųjų visada gera investicija. Ir yra tenais įdėta informacijos, aš turiu išsisaugęs žurnalą, kuriame yra nekilnojamo turto kainos Klaipėdoj prieš 2008 metų krizę ir per tą prizmę einu, kad parodau, kad nepaisant to, kad sakom, nekilnojamas turtas čia visada į viršų, bet yra tam tikrų pavyzdžių, kai tada prasidavinėjo butai ir šiai dienai jie dar tiek nekainuoja, kiek kainavo tada. Vis dar ne. Vis dar. Tai 3 kambarių butas Klaipėdos pietiniam rajone kainavo apie 350 000 litų. Aš žiūrėjau Rodės LT, beveik nėra nei vieno, kuris kainuotų 100 000 eurų. Ir apie 80, 85, 90. Tai aš negaliu kalbėti už visus rajonus, aš negaliu kalbėti už visus miestus. Tikrai yra pavyzdžių, kur išaugo ir viršijo ir panašiai, bet taip aklai sakyti, jog nekilnojamas turtas ir dabar viskas čia visą laiką. Ne, yra pavyzdys. Nuo 2008-25, 26 metai, 17 metų ir dar mes net ten. Ir apskritai apie investavimą kalbant, aš labai atsargiai žiūrėčiau su tokiais pareiškimais, kad jūs investuosite ir ilgalaikiai perspektyvoje jūs vis tiek būsite pliuse, nes išimčių visgi yra. Vienas iš jų, tai dažnai mėgstu paminėti, yra Japonijos ekonomika ir indeksas. Jeigu būtumėt į Nikkei indeksą investavę prieš 30 grubiai metų, truputį daugiau, tai šią dieną turėtumėt panašiai, ką investavote. Tai čia pagrindinis būdas apsisaugoti, tai yra diversifikuoti, paskirstyti turbūt, ar tikrai ne? Taip. Kad visgi tas ilgalaikis būtų. Taip.
teigiamas rezultatas. Taip. O žmonės gali daryti įtaką jūsų turiniui. Na, pavyzdžiui, aš turiu galvoj ne finansinę prasme, kaip pirkti reklamą, bet, pavyzdžiui, kažkas parašytų, kad Martynai, va čia labai įdomi tema, Tai parašykite. gali ir daro, kai kurie tenais Daro, klausia, ne? ne? Tai būna, jeigu aš matau, kad tam tikrų temų yra dažniau, nu, tai tada aš pasigalvoju, pasižiūriu. Aišku, aš pirmiausia žiūriu tas temas, kur man pačiam asmeniškai įdomu ir ką aš galiu pritaikyti šeimoje, tai yra toksai daugiau motyvacijos. Natūralu, aš tiesiog pasidalinu, sakykime, iš savo pusės, bet tam tikros temos būna, kur gal man šiame etape neaktualu arba jau nebeaktualu, bet matau, kad daugelio žmonių to domisi, klausia ir tada sakau, žiūrėkit, nes būna, kad, na, sako, gal gali pakonsultuoti to ar to, sakau, konsultacijų aš nedarau. Tiesa, būna tam tikrais atvejais išimčių, aš padarau tokius, nežinau, mini mokymus, bet irgi čia pasakyti, kad padarau, tai buvo gal vienas kitas kartas. Tai čia... Esu padaręs, būtų. Esu padaręs. Visiškai aišku. Taip, bet tai tada aš tengiuosi tą temą paimti ir kiek galima, na, plačiau aprašyti. Ir tai būna, kaip ir sakau, va, tas temas, kur išvardinu, ir arba būna tokios visiškai gal keistos, gal nekeisos temos, bet tokios emocinės, pavadinkim, tai, pavyzdžiui, ar buvo geriau anksčiau Sovietų Sąjungoje, ta prasme, per finansinę prizmę. Ir ten... Jautri tema. Taip. Tai ten, bet aš žiūriu labai per finansinę prizmę, nu, ta prasme, yra skaičiai, buvo skaičiai ir taip toliau, ir ta prasme, ten, nu, labai aiškus atsakymas, bet žmonės gali pasižiūrėti, pakomentuoti. Bet atsakymas, kad nebuvo geriau, tiesa. Ne. Aš tik dėl viso nebuvo nekaip. Prasme, čia net nėra diskusijų. Ta prasme, gal tie, kurie sako, kad buvo geriau, gal jie prisimena savo jaunystę ir prisimena kažkokį savo draugus ir bendruomeniškumą tų žmonių, kurių jau gal net nebėra, ar ne, ir tą lygina. Bet čia yra ne apie tai. Taip, manau, kad taip. O jūs dar paminėjote investicinį gyvybės draudimą ir esate analizavęs tą temą. Jeigu kalbat su žmogumi ir jis pasako, kad apie investavimą, ir jis pasako, taip, aš investuoju, turiu investicinį gyvybės draudimą. Kaip jūs į tai reaguojate ir kaip pakomentuojate tai? Arba pakomentuotumėte, jeigu paklausčiau. Tai priklausomai, kokis yra pasirinkęs investicinį gyvybės draudimą. Tai sakykime, mes mūsų vaikams paėmė investicinį gyvybės draudimą. Bet mano istorija buvo tokia, kad aš jį buvau 3 kartus sudaręs ir 3 kartus nutraukęs. Kokios priežastys tokio neapsisprendimo? Tiesiog, kad visi kartai buvo, kad nepakankamai pasigilinau ir tiesiog gražiai konsultantas pakalbėjo, nors atrodo, aš domiuosi finansiniu raštingumu ir panašiai, bet kažkaip tuo metu, čia buvo dar pradžia 2000-ieji ir ten tiesiog nelabai aš tuo metu dar gal kažkiek domėjausi, kažkiek jau investavau nuo 2003 metų. Bet tada įtikino, tada buvo tam tikri pasikeitimai. Galit pasakyti, kas užkabino, kad įtikino ir ką paskui sužinojot, kad norėjot nutraukti? Kokie tai buvo? Ar dar Taip, pirmas dalykas buvo automatizacija, tuo metu dar nebuvo tiek daug automatizacijos sprendimų, kad tu automatiškai investuoji, ne, kaip pavyzdys. Kitas dalykas, tai kad tu gali susigrąžinti iš valstybės tam tikrą lengvatą, ar ne? Ir čia aš manau vienas didžiausių psichologinių dalykų, apie ką žmonės pirmiausia pagalvoja, nesigilinę skaičius, kad vat, aš iš valstybės pasiimsiu dabar. O, čia toks. Taip, jisai veikia iš tikrųjų, jisai yra toksai, kad nu va dabar valstybė ne iš manęs paims, bet aš galiu pasiimti, ta prasme, ar ne, ir va dabar aš laimiu šitoje vietoje, bet realiai ne, nes gyvybės draudimas ar ne laimi tam tikrose vietose. Tačiau jo nereiktų vertinti taip vienareikšmiškai, yra iš tikrųjų tam tikri investicinio gyvybės draudimo fondai, kurie seka indeksinius fondus ir yra maži valdymo mokesčiai. Ir ten jau matematika gaunasi tokia, kadangi yra su mokesčiais labai gražiai susižaidžia, jeigu, pavyzdžiui, aš investuoju vaikams ir ten, sakykime, kai vaikui sukas 18 metų arba ten 25, jeigu neklystu iki 26 metų, tai jie atsiimant neturės jokių mokesčių, ta prasme, nebus prieaugio mokesčių. Jeigu aš nuspręsčiau vaikui tiesiog investuoti į fondus, į ETF-us, ar ne, ten, na, vaikui atsiimant, būnant jam 26 metai, kai tikriausiai labai geras laikotarpis arba įsigysti ten pirmąjį būstą, arba ten automobilio, ten kažkoks tai įnašas ir panašiai. Tai šito vietą aš paprastai turėčiau sumokėti mokesčius. O per investicinį gyvybės draudimą ten kaip ir nesigauna. Aišku, aš pačioj pradžioj sumoku didžiulius mokesčius ir ypatingai ten per pirmus 3 metus. Jie yra, mano nuomonė, nepagristai dideli. Bet aš norėjau sakyti, bet jeigu jūs tą pačią sumą visada tiesiog atidėtumėt,
Tai nesigauna matematika. Jeigu aš pasirinku indeksinį fondą, investicinį gyvybės draudimo bendrovės yra tik tais gal 2-3, kurios tą siūlo. Visos kitos siūlo aktyviai valdomus fondus. Ir ten yra vietoj 0,5%, kaip pavyzdys būtų valdymo mokesčiai, yra 1,5% arba 2%, kas yra labai daug ir per 20 metų yra didžiulis skirtumas. Taip. Ir jas, mano nuomonė, subjektyvia ir matematiškai kiek paskaičiavau, tai neapsimoka. Tarsi, jeigu aš galiu pasirinkti kažkokį tais fondą indeksinį ir automatiškai pervesti, ar ne, tai geriau taip. Bet jūs sakot, neapsimoka, bet savo vaikams esate. Todėl, kad mes pasirinkom konkrečiai indeksinius fondus, kurios turi investicinės gyvybės draudimo, jų yra gal 2, 3 ar 4, bent jau buvo prieš keletą metų, gal dabar jau daugiau atsirado. Ir ten matematika tada gaunas, nes valdymo mokestis yra nedidelis. Pirmieji 3 metai yra brangus, bet bendrai valdymo mokestis konkrečiai to fondo jis yra nedidelis. Lyginant. O pakalbėkim dar patį investavimą šiek tiek plačiau ir man atrodo tai tema, kuri turi nemažai stereotipų. Man per didelė rizika, aš per mažai galiu tam skirti, per vėlų jau man. Kaip argumentuoti žmogui pradėti, kai jis turi tokius kontrargumentus? Net jeigu, tarkim, kad ir maža suma 100 eurų. Tai dėl rizikų, tai pirmas dalykas prieš investuojant, aš visiems sakau, reikia jums turėti savo saugumo pagalvę. Investicinė pagalbė vadinasi, kaip tai vadina saugumo pagalbė. Tai tiesiog pinigai, kurie arba yra banko sąskaitoje, bet geriau ne banko sąskaitoje, bet indėlios, ar ne? Tai gali būti bankė, gali būti kredito unijose. Ir jie neuždirba daug, ten net infliacijos tam tikrose vietose neaplenkia, bet į tą reikia žiūrėti maždaug taip, kad jeigu kažkas atitiktų su mano darbu, man nereikės, kaip čia pasakyti, per galvą verstis ir priimti bet kokį darbo pasiūlymą. Ir po to galvoti vėl, kaip iš jo išeiti ir eiti kitą darbą, ar ne? Čia vienas iš tokių pavyzdžių. Ir rekomendacijos dažniausiai būna pradžiai nuo 1 bent mėnesio išlaidų iki 6 mėnesių išlaidų. Jeigu žmogus jaučiasi, labai nesaugiai pavadinkim, ar ne, tai gali būti ir 12 mėnesių išlaidos, kažkur padėtos į kredito unijas ir tai atsinaujina, ne? Dabar, jeigu aš jau tą turiu, ar ne, ir man lieka tų pinigų, kaip sakant, tai reikia pažiūrėti viską labai paprastai. Tikėtina, kad pensinio amžiaus mes sulauksim. Didžioji dalis mūsų tikrai jo sulauks. Statistika yra tokia. Aš žinau, kad kai kurie žmonės, kalbam investavimą, sako, aš nesulauksiu. Čia, man atrodo, toks pasiteisinimas, toks, kodėl nepradedu, nes nesulauksiu, bet giliai viduje tai mes ir norime sulaukti ir dar toli nueiti. Tai va, tai šitoj vietoj manau, kad galima investuoti gal ir mažesniem kažkokiam tai sumom, nebūtina nuo didelių, galima automatizuoti tam tikrus sprendimus ir pradėti, kai kurie turi 2 pensijų pakopą, kažkurie ten 3 pensijų pakopą per darbdavį. Jeigu darbdavys siūlo, tai šiai dienai yra pats geriausias sprendimas, koks gali būti apskritai, net investuojant ten pačiam asmeniškai, ta prasme, nėra geresnio sprendimo negu tai. Ir tos mažos investicijos jos gali būti automatizuotos į tam tikrus bankus, jie tai leidžia su nedideliam sumom, perkant net ne vieną fondo vieneto, o pusę fondo vieneto ir panašiai, ar ne? Ir aš visada sakau už tą automatizavimą, nes jeigu man reikės visą laiką vėl priimti sprendimą, aš sakysiu, tai gal šį mėnesį neinvestuosiu, nes dabar čia ta rinka brangi yra, arba dabar čia šventinis laikotarpis, reikia daugiau pinigų dovanoms, ar ne? Ir tada visada atsiranda tokių pasiteisinimų. Tai todėl geriausia tą kaip ir automatizuoti. Bet yra tikrai tokių situacijų, kai žmonės neturi tų pinigų pakankamai, kad investuoti. Tai ką aš tokiais atvejais visada rekomenduoju, aš sakau, jūsų geriausia investicija būtų į mokslus, į kursus, kad jūs uždirbtumėt vėliau daugiau. Gali būti pinigai į auklės, kad jūs pabūtų su jūsų vaikais ir jūs galėtumėte mokytis, ar ne? Tai reikia truputį pažiūrėti ir iš tos pusės, kad gal verta jums pagalvoti apie tai, kad jūs galite savo profesiniam kelyje įgyti naują kvalifikaciją, gal netgi išliekant toj pačioj srity, arba gal keisti. Ir šitoj vietoj tada tos pinigus investuoti ne į kokius fondus, akcijas ar nekilnojamą turtą, bet konkrečiai arba nusiperkant kursus, arba nusiperkant kitų žmonių laiką, kad pabūtų ir jums duotų tą laiką, kur jūs galite tai investuoti. Ir dabar dirbtinio intelekto amžiui
tai galima daryti daug paprasčiau, daug lengviau, daug pigiau tam tikrą prasme ir turėti dirbtinį tą patį intelektą kaip asistentą, kuris man padės paaiškins, kas tai yra, ar ne? Ir šitoj vietoj galiausiai aš turėsiu kažkokį tais papildomą pajamų šaltinį iš darbo, kuris nesusijęs su mano pagrindiniu darbu. Gal ateis ta diena, kai tas toksai atskiras pajamų šaltinis pataps pagrindiniu kažkada, ar ne? Ir tada aš galėsiu investuoti. Investicija į save dažnai skamba labai abstrakčiai, bet jūsų lūpose labai gražiai dėliojasi į žingsnių seką. Tai iš tikrųjų tai yra labai paprasta konkretu. Jūs arba investuojate, perkate kitų žmonių laiką, kad jums duotų laiką, ar ne? Arba jeigu jūs jo turite pakankamai, tai tada pasirenkate laiką, kada jūs galite mokintis, ar ne? Ir pačioj pradžiai, jeigu jūs ypatingai bandot kažką tais naujo, pasisiūlot gal nemokamai tą padaryti, ar ne? Nemėginti iš karto uždirbti pinigų. Aš vienu metu, kad geriau suprasčiau IT pasaulį, pradėjau mokintis programavimą. Nes mano pagrindinis, mokslas, aš baigiau Danijoje mokslus baigiau karinius, Lietuvoje baigiau ekonomiką, nei vienoje srityje aš neturėjau nieko bendro su IT. Kariniai, ekonomika ir IT, ar ne? Trys, sakyčiau, labai skirtingos. Labai skirtingi, taip. Aš studijavau Danijoje ir Danijoje studijuojant nusprendžiau, kad aš noriu dar ir ekonomiką pabaigti, tai man leido neakivaizdinių studijuoti ir grįždavau į Lietuvą, laikydavau egzaminus, tai pasibaigiau ir vieną ir kitą. Bet 2012 metais, kai prasidėjo iš tikrųjų Lietuvoje tokia startuolių era, pirmieji startup weekendai buvo ir panašiai, aš pradėjau to labiau domėtis, gilintis, nors 2000 metais, kai turėjau priimti sprendimą kur stoti, aš buvau atvykęs į Vilnių iš Klaipėdos, nusipirkęs knygą, kaip padaryti web puslapį ir aš žiūrėdamas sakau, kokia čia nesąmonė. Aš niekada gyvenime to nedarysiu. Čia iš tos serijos niekada nesakyk niekada. Ir dabar man tai labai patinka. Mano pagrindinis darbas yra su dirbtiniu intelektu, su IT technologijomis, bet tuo momentu man atrodo, kad tai nesąmonė ir kad aš geriau suprasčiau visą tai, aš pradėjau mokintis. Mano pagrindinis darbas buvo, kaip čia pasakyti, aš neturėdavau laiko pagrindinio darbo metu, o vakare mano galva nebeveikdavo. Ir aš būdavau tiesiog pavargęs nuo dienos darbų. Jeigu tai būdavo šiltas periodas, tai draugai sakydavo, važiuojam į gamtą, per daug pagundų. Kitaip tariant, ta mintis, kad vakarais pasimokysiu, jinai man neveikia. Gal kažkam tai suveiks. Tai aš pasirinkau rytus. Ir būdavo pas mane toksai nuo 5 iki 8, 5 valandą ryte atsikeli. Labai produktyvus laikas, galiu iš asmeninės patirties. Taip, bet iki jo reikėjo prieiti. Man užtruko pusę metų, kol man psichologiškai, nes atsikeli 5 valandą ryte ir ką tu čia dabar darai, visi žmonės miega. Bet tai yra idealus laikas iš tos pusės, kad niekas tau nerašo, niekas tau neskambina ir turi tą laiką. Ir pačioj pradžioje aš tiesiog norėdavau kažką tais nuveikti produktyvaus, bet man nesigaudavo ir aš tiesiog savo pasakiau, kad mano lūkestis vienintelis, kad aš praleidau x valandų laiko mokinantis apie tai. Ir nebuvo lūkestis, kad konkrečiai būtų įgyvendintas kažkoks tai darbas, projektas ir panašiai. Taip. Ir to pasiekoje gavosi, kad mokinės, kažką tada bandai ar ne, tada kažkas kažko paprašo, kažkam padarai ar ne šitoj vietoj. Tai mes aišku labai nuklydom nuo to, bet kalbant apie investavimą, kaip ir sakau, tai jeigu jau turite ką investuoti, tai investuojate, nes sulauksite savo tos senatvės kažkada tais vis tiek, ar ne? O kita dalis yra, jeigu neturite, tai tada jūs pasižiūrite, kaip galite pirkti kitų žmonių laiką, kad jūs galėtumėte skirti tam ar ne, arba jau tiesiog skirite savo laiką ir tiek. Man dar labai patiko mintis apie tai, kad kurį laiką kažką daryti nemokamai arba už mažesnį atlygį. Aš praeitą savaitę skaičiau pranešimą moksleiviams apie karjeros pokyčius ir gavau klausimą, o kaip paprašyti didesnio atlyginimo. Na tai aš galiu tik iš savo asmenės patirties pasakyti, sakau, tai mano patirtis yra tokia. Jeigu yra kažkokia veikla, kur jums patinka, tai iš pradžių net sutikti eiti dirbti su mažesniu atlyginimu, negu yra poreikis ir net galbūt savęs vertinimas, o tada padirbus 3 mėnesius, pusę metų, parodyti, ką gali ir tada jau galite ramia širdim sakyti, mano darbas, toks, kokį aš dariau, kainuoja tiek ir tiek. Taip. Ir ar jūs esate pasirengę tiek mokėti? Ir praktiškai visada atsakymas būna taip, bet turi gerai parodyti. Ir tada atsakomybė krenta ant manęs paties. Tai kiek aš parodžiau gerai? Tai čia tik norėjau grįžti prie tos
Ir būna klausimas, vat, kai kurie teikia paslaugas, sako, nu tai gerai, mes teikiam už tokią kainą, ką man padaryti, nu didinti kainą ir kiek ją didinti, ne? Tai atsakymas yra labai paprastas. Jeigu jūs jau turite tokią paklausą, kad jums užima visą laiką ir iš jūsų prašot dar vienos paslaugos, bet jūs jau laiko nebeturit, pradėkite didinti kainą. Ir tada natūraliai didindami kainą, ar ne, jūs turėsite mažiau tų klientų, bet tikriausiai pajamos bus labai panašios arba netgi didesnės ir jūs fokusuositės į mažesnę dalį klientų, ar ne? Ir tada natūraliai gaunasi, kad, nu, tai kyla, tai ateina per laiką. Tai nėra toksai, kad, vat, žiūrėkit, nuo kitų metų mes, nu, tą ir darom. Bet jeigu jūsų paklausa yra dar maža šitoje vietoje, tai gal ne apie kainą reikia žiūrėti, gal reikia iš kitų pusių pažiūrėti, kodėl jinai yra maža. Gal jūs kažkur tai nenueinat, kai jūs jau turite didelį ir jūs galite atsirinkti, ar ne? Tai vat čia grįžtant prie to pačio pavyzdžio, ar ne? Arba aš darau nemokamai, arba darau už brangiai. Tai vat šitoj vietoj kažkada žmogus prieina, augdamas ir darydamas tam tikrus dalykus prie to. Taip. Papildėme čia vienas kitą. Taip. O dar šiek tiek grįžtant apie investavimą. Na, mes kalbame gana dar čia teoriškai, bet jeigu žmogus klauso ir galvoja, na gerai, galiu po tą 100 eurų kas mėnesį investuoti. Nuo ko jam pradėti? Kas jums tas? Pavyzdžiui, aš pradėjau nuo tarpusavio skolinimo. Man tai buvo artima kaip internetiniam pirkimui, man buvo gana aišku, tada sutelktinis finansavimas atrado ir tada jau aš pradėjau kitus įrankius naudoti. Kaip jums atrodo, kas yra tas lengviausias žingsnis pradėti, nes tas pirmas žingsnis ir yra turbūt pats svarbiausias šitam kelyje? Lengviausias žingsnis pradėti, tai paklausti, kokį banką aš jau naudoju, ar aš jau turiu kažkokį brokerio sąskaitą, nes kai kurie bankai tą jau siūlo, ar ne, ir pasižiūrėti, ar man būtų patogu per ten pirkti, ar ne. Viena populiariausių platformų Interactive Brokers, jinai... Labai sudėtinga, atsiprašau, jeigu pradedančiam. Dar norėjau pasakyti, kad jinai, aš jos nerekomenduočiau pradedančiam, nes yra per daug mygtukų, per daug galimybių ir tada žmogus nenorės ją naudotis, ar ne? Viena paprasčiausių, sakykime, tokių, tai yra Revolutas, kur leidžia pas save programėlį tą atlikti, investuoti, jinai yra tikrai paprasta, viena paprasčiausia, ar ne? Tuo pačiu Lietuvos bankai siūlo ganėtinai nesudėtingai tą atlikti, tai pradedančiam tai tikrai gali tikti, tik reikėtų pasižiūrėti, kokie yra tie pirkimo mokesčiai. Nes jeigu aš nuspręsiu tenais investuoti po 50 eurų kas mėnesį ir pats tą darysiu, pirkdamas indeksinį fondą, tai vienas iš bankų siūlo tenais 15 eurų mokestį už vieną pirkimą. Nu, tai man vieną pirkimą, kas labai neapsimoka tada. Taip. Tai va, tai šitoj vietoj gali būti, kad man tai nebus geriausias sprendimas, nes aš didžiąją dalį pinigų jau prarandu investuodamas, sumokėdamas tą mokestį, ne? Bet tie patys bankai siūlo automatizuotą tam tikrą sprendimą arba tam tikrų fondų, kur mokesčiai yra arba maži, arba ten visai tų mokesčių nėra. Tai pirmas žingsnis tai pasižiūrėti, kokį banką aš jau naudoju. Tai tikriausiai visi naudoja vienokį ar kitokį banką. Ir ką tai siūlo? Jeigu tas bankas nėra man patogus, sakykime, investavimui, tai artimiausias gal, sakykime, sprendimas būtų tas pats Revolutas, per kurį tą galima ganėtinai nesudėtingai daryti. Interactive Brokers galim jau tenais kaip auksim, ar ne? Tai taip, sakyčiau, palikti, nes Revoluto ir man labai viskas ir aiškiai atvaizduojama ir matosi, kaip ten kinta, sutinku, kad vartotojų draugiškas. O ar yra koks nors amžiaus kažkokia riba, kada sakytumėt vėlų pradėti, jau nebeverta? Čia labai priklauso nuo žmogaus tikslų. Sakykime, jeigu mano tikslas yra išleisti tam tikrą pinigų sumą iki tam tikrų metų, ar ne, tai gal man jau ir nebeverta, nes tikriausiai tikėtis, kad dabar per ateinačius 5 ar 10 metų dabar aš pataikysiu į tolimesnį augimą, kuris jau tęsiasi kurį laiką, yra labai didžiulė rizika. Tai reikia atsakyti savo klausimą, kiek aš esu linkęs prarasti pinigus, ar ne? Aš galiu pasiimti tam tikrus sprendimus, kurie yra mažiau rizikingi, tai gali būti įmonių obligacijos arba vėlgi tas pats kredito unijos įdėti indėlius, ar ne, arba, sakykime, su nekilnojamo turto įkeitimu yra tam tikros platformos. Tai vėlgi tam tikra diversifikacija, bet tokia mažiau rizikinga, ar ne? Bet jeigu aš turiu, sakykime, didžiulį tą portfelį ir visą laiką gal jisai buvo pas mane nekilnojamo turte, ir dabar kažkokią dalį tai pardaviau ir turi dalį pinigų grynų ir jos vis tiek neišleisiu per ten ateinančius X metų, tai verta būtų tikriausiai investuoti
sakykim, tos pačius fondus, jeigu mes turim tą ilgalaikį horizontą ir man dabar pinigų neprireiks. Tai gal taip atsakymas, kad ar yra kažkoks amžius, kada jau per vėlų investuoti, tikriausiai gal ne. Yra tas pats Warrenas Buffettas, kuriam 90 plus metų greitai bus 100, jisai toliau investuoja. Aišku, ten yra kita psichologija, ten taip žiūrim, gal mums nereikėtų to visai pritaikyti, bet aš sakyčiau, mes kai investuojam dažnai galvojam tik tais apie finansinę laisvę. Ir aš manau, čia yra klaida. Finansinė laisvė, vienas dalykas, jinai dažnai būna neapibrėžta, kitas dalykas, jinai labai tokia didžiulė ir toks labai didžiulis tikslas. Aš visada rekomenduoju, kad reikia turėti daugiau tų tikslų ir gal netgi tos pačius fondus atitinkamai investuoti pagal tikslus. Pavyzdžiui, sakykime, žmogus gyvena bute ar name ir jisai galvoja, kad kažkada būtų gerai pakeisti, atsinaujinti, atsišviežinti, bet ne tai, kad pasidaryti vidaus remontą. Tai irgi gali tik, bet, sakykime, gal apskritai nori įsikelti tenais į centrą arba ten už miesto, ar ne? Tai aš galiu atsidaryti sąskaitą kažkokiam tai brokeryje ir ten konkrečiai pirkti tam tikrus fondus ir aš ten investuoju. Ir aš ten investuoju tol, kol man ta suma pasiekia, kad aš galėčiau perėti jau gyventi į kitą nekilnojamo turto objektą, ar ne? Tada kitas tikslas yra naujesnis automobilis. Ir tada aš turiu, sakykim, dabar automobilį ir sakau, tai norėčiau naujesnio automobilio, tokio ir tokio, ir investuosiu kiekvieną mėnesį tokią pinigų sumą. Ir aš nesakau laikę, iki kada aš tą darysiu, bet labiau, kada pasieks tą pinigų sumą, kad užtektų man įsigyti automobilį, apie kurį aš galvoju. Ir aš toliau investuoju tam, ar ne? Tai tokių geriausių tokių išskaidimo tikslų jų turėtų būti. Finansinę laisvę aš palikčiau kaip dar vieną tokį atskirą, bet turėtų ir būti tokių sąlyginai mažesnių. Aš tai turiu minti, kai jūs pasakėt, kad finansinė laisvė neturėtų būti vienintelis tikslas, tai aš dar ir kitų tikslų matau. Pavyzdžiui, mano mamytė investuoja ir, jie su tėveliu kartu priima sprendimus, bet ji yra ta, kuri atlieka. Bet ta kita prasmė dar yra, mes turim papildomų temų pokalbiams. Tai stiprėja ryšys tarp jų abiejų, nes jie turi kitokių temų, ne tik tai kažkokios buities problemos. Tada temos su manim ir su broliu, kur mums įdomu pasikalbėti ir įdomu intelektualiom temom pasikalbėti, ne tik tai, pavyzdžiui, apie sveikatos problemas, ar ne? Tai man atrodo, šitas dar yra irgi labai svarbus dalykas. Tada mamytė su draugiam pradeda kalbėti ir auga jos pasitikėjimas savim, ji jaučiasi emociškai stipresnė, kai žino, kad ji užsiima ir investavimu. Tai aš matau ir kitų labai gražių prasmių. Už tai aš tai galvoju, kad nėra per vėlų pradėti, bet man įdomu ir kitos. Nėra ir tas, bet kalbant apie tą temą, dabar paliestą, aš prisiminiau tokią istoriją, kai kalbėjausi su vienu pažįstamu ir sako, tai čia investuoju ir ten ir klausiu, o kaip tavo žmona? Sako, tai ne, sako, aš investuoju, aš viską darau, aš jai papasakoju, jinai viską žino. Ir aš jam sakau, dabar bus moters diena, tai vietoj to, kad padovanotum gėlių, tai padovanok, kad daryk banko sąskaitą, daryk, kad jinai irgi galėtų investuoti. Ir iš pradžių jo reakcija buvo tokia, kad tai kam reikia, nes jinai pasitikė, mes turime abipusį pasitikėjimą. Ir sakau, bet jūs priimsite sprendimus gyvenime truputį kitaip ir antroji pusė jausis ir šiaip saugesnė, kai jinai turės irgi dalį pinigų pas save, o ne kažkur tais kitur, nepaisant to, kad jūsų pasitikėjimas yra gal pats didžiausias, koks be galėtų būti. Ir po to aš su juo sutikau po gal pusmečio kažkur tais. Ir jisai tada sako, buvo labai geras sprendimas ir sako, dalį investicijų mes investuojam per jos sąskaitą, dalį per mano, mes turim diskusijų, mes priimam truputį jau kitokius sprendimus dėl tam tikrų pirkinių, dėl tam tikrų kelionių, mes atitinkamai įsivertinam, žiūrim. Tai ir atsiranda toksai finansinis raštingumas šeimoje, ne kaip vienas kažkas rūpinasi, bet kaip yra ir antra pusė, tą irgi daro. Man ir tai atrodo labai svarbu, nes tada jau mato ir vaikai, kad domisi ir mama, ir tėtis. Vėlgi tada dingsta ta atskirtis, kad čia aš matau naudą ir moteriai, ir vyrui. Moteriai tai, kad ji tampa pati finansiškai raštingesnė, bet iš kitos pusės mažėja vyrui emocinė našta, nes jisai supranta, kad jis dalinasi ir moteris taip pat prisiema atsakomybę. Tai man tai čia vėlgi tik visa puokštė privalumų, kodėl verta tai daryti ir kartu, ir atskirai, ir domėtis.
pritariu. O kalbant apie investavimą, man atrodo, dar tokia dabar labai jau, ne tik man atrodo, labai jau tokia jautri ir įdomi tema yra ta pensijų pakopa ir reforma. Ir būtent tame investavimas LT, jūsų paminėtam podcast'e, jūs ten labai detaliai skaičius visokius analizavot. Bet ką aš padariau, aš persiskaičiau komentarus po jūsų podcast'o, tai visiems šiaip siūlau paklausyti, tikrai labai informatyvu. O iš komentarų aš dar atsinešiau keletą klausimų, kur galvoju, mes galime šiek tiek neantrinti, o pratesti. Ir vienas iš jų labai toks aiškus, matosi, kad žmonės sako, dar trūksta ne pačių skaičių, o argumento. Kodėl pasilikti verta. Ir aš suprantu, kad čia vieno atsakymo nėra, bet jeigu imkime, kad žmogus domisi finansais, pats turi kažkiek žinių apie investavimą, koks būtų jam stipriausias argumentas pasilikti pensijų pakopo antroji? Man stipriausias asmeniškai argumentas yra tai, kad apribojimas išsiimti pinigus. Ir aš žinau, kad kai kuriems tai yra atvirkščiai, tai yra minusas. Aš manau, kad mes ne taip tą žiūrim. Prasme, tai yra pliusas iš tos pusės, kad jeigu aš visus pinigus galėsiu kaip noriu, kada noriu išsiimti, gali gyvenime būti tokia situacija, kad aš nebūtinai protingai juos išsiimsiu. Tai rodo istorija visokiausių žmonių. Tai šitoj vietoje, jeigu aš paliksiu bent dalį, kad ir nedidelę pinigų, antroji pensijų pakopai, ir atėjus senatvėje aš turėsiu papildomai galimybių, turėti truputį didesnę pensiją, aš matau tai kaip pliusą. Jeigu tai yra vienintelė vieta, per kurią aš investuoju, tai manau yra blogai. Tada reiškia, man reikėtų išsiimti tos pinigus ir investuoti, kad turėti nepriklausomybę, kad man tikrai reikės gyvenime tam tikrų situacijų išsiimti ir aš objektyviai galėsiu pasakyti, kodėl. Ir iš antros pensijų pakopos negalėsiu. Bet kadangi mano atveju tai yra tik viena iš portfelio dalių, aš žiūriu kaip į privalumą, nes tai yra vienintelė, kurios aš negaliu paliesti. Galėsiu dabar ateinančius 2 metus, ar ne, bet bendrai kaip ir negaliu paliesti. Tai aš apsaugota tam tikrą prasme nuo mano sprendimų. Tai čia yra tas didžiulis privalumas. Nes žmonės visą laiką įvardina kaip trūkumą, kad aš negalėsiu. Aš tą žiūriu truputį kitaip, netruputį visiškai kitaip. Nes kaip kalbėjome, emocijos labai daug reiškia, ne, o čia emocijos yra atribuotos. Taip, tai aš mėgstu diversifikuoti ir iš emocinės pusės. Tai va čia yra tasai vienas argumentas. Ačiū. Aiškus argumentas. Jo. Dar kažką papildyti, ką turite? Ne, gal man šitas yra vienas toks svariausių, nes, sakykime, aš pats investuoju ir žinau, kad žmonės, kurie svarsto apie šeimą, irgi jie investuoja ir yra finansiškai raštingi ir sako, kad aš galiu uždirbti didesnę grąžą ir teoriškai be abejo tai yra įmanoma, galima tą padaryti. Atsiranda ten papildomų dalykų, kad reikia to labiau rūpintis, reikia pasižiūrėti, ar ne, čia yra jų sprendimas. Bet ką mes nepagalvojam ir dažnai užmirštam akcentuoti, kad mums nebūtina visos sumos išsiimti. Mes dažnai, arba. Vat yra tokie kraštutinumai, ar ne? Tai, kaip ten dažnai pameni, sako, nusipirk noriu televizorių naują. Bet šitas tai man labai atrodo blogas argumentas. Taip, tai yra blogas, bet tebūnie, bet tai tikriausiai nebus ta visa suma. Taip. Tai gal, išsiimtam televizoriui, bet kitą palik, ta prasme, nepadaryk to, kad išsimsiu viską ir tada spręsiu, ką galvoti. Problema čia yra labai paprasta, kad kai mes turim pinigų sąskaitoj, mums tarsi niešti visas, kaip va čia išleisti, ta prasme, kažką reikia nuveikti, kažką galim, ar ne? Ir tada ateina labai graži kažkokia tais reklama, Facebook'e, TikTok'e, televizijoje, dar kažkur apie kažkokį tais produktą, paslaugą ir tu, visai gerai skamba, nusiperkam taip, Taigi yra net toks, kur save apdovanosiu pirkiniu, ar ne? Liūdna, tai save pradžiuginsiu pirkiniu. Oi, kokia proga, tai nejaugi praleisiu. Ir tų tokių situacijų yra begalė išleisti pinigus, kai jie tiesiog laisvai sąskaitoja. Tai mano palinkėjimas tiems, kurie planuoja tą daryti, vis dėlto išsiimti, tai bent padarykite savo paslaugą, neišsiimkite visos pinigų sumos. Išsiimkite kažkokią dalį. Dar viena priežastis, kodėl nedaryti to iš karto, todėl, kad šiais metais doleris, ganėtinai susilpnėjo, ar ne? Ir, istoriškai vienas toks silpnesnių momentų. Tai jūs realiai, ir kadangi daugelis fondų investuoja į pasaulio indeksų fondą, ar S&P 500 ir panašiai, tai realiai jūs išsigryninsite tos pinigus, parduodami vienetus, kurie buvo doleriais nupirkti, ir, jūs
kai tas, sakykim, doleris atsigaus, aišku, čia atskira diskusija, kada tai vyks ir panašiai, bet jūs, turėsite dar mažesnę tą gražą, ar ne? Tai jau 2 argumentai yra. Taip. Kitas, mačiau, vyraujantis klausimas, komentaras buvo, kad didžioji dalis diskusijų yra ar nutraukti, ar išsiimti, ar ne, bet kitas klausimas, ar verta pradėti, jeigu, pavyzdžiui, 35-45 metai žmogui, ar jam verta pradėti dabar kaupti antroji pensijų pakopai? Tai čia priklauso, čia visą laikas priklauso, bet sakykime gal taip, jeigu tai būtų jūsų tik tai vienintelis pasirinkimas, tai tada sakyčiau ne. Aš asmeniškai nerekomenduočiau. Jeigu būtų tai vienas sudedamųjų dalių, vienareikšmiškai taip. Tai šitoj vietoj, kaip žmonės yra linkę, nes kai kurie sako, aš ten nieko nesuprantu, nieko ten nemoku, tai pasirinksiu tą antrą pensijų pakopą. Tai aš į tą žiūrėčiau labai taip atsargiai, tai sakyčiau, gal tada antra pensijų pakopa ir tada trečia. Jeigu negalima rinktis antros pensijų pakopos ir trečios, o tik tai vieną, aš tada sakyčiau labai tada prie trečios pensijų pakopos, nes aš būsiu nepribotas, kad jeigu man prireiktų išsiimti, aš išsiimsiu. Ką padarė, sakykime, nepaisant to, kad aš nesu labai didžiulis fanas to, kad dabar mes čia visi galim visą tą išsiimti, ar ne, kas manau yra labai gerai, kas padaryta, tai kad ateityje, jeigu atsitiktų kažkas žmogus su sveikata, jisai galės išsiimti iš antros pensijų pakopos. Tai ne tik 2 metai dabar, kurie bus, bet kada. Anksčiau to nebuvo. Tai šitoj vietoj tas palengvinimas iš tikrųjų jisai yra svarbus. Bet grįžtant prie to, ar kaupti antroji pensijų pakopai pradėti, ar ne, ten būnant 30, 35 ar 40 metų, tai ten sako, jeigu mažesnės pajamas gauni, tai tikrai apsimoka, nes yra valstybės ir paskata. Bet aš sakyčiau, jeigu jūs turite tik tais vieną iš pasirinkimų, trečia pensijų pakopa arba antra pensijų pakopa, tai trečia pensijų pakopa. Jeigu galite, sakykime, abi, tai arba antra pensijų pakopa plus asmeniškai investuojate į fondus, indeksinius, nekilnojamo turto platformas ir panašiai, tai čia yra puikiai tada. Taip, gana aiškiai. Ir dar vienas klausimas, kuris man ten įdomus pasirodė, yra apie mirties atvejus. Jeigu žmogus greitai prasidėjus pensijai miršta, tai tada tie pinigai jau jie nėra nepaveldėjami. Jie yra paveldimi. Taip. Ten yra galima anuitetą pasirinkus, iki kada jie paveldimi yra, tenais iki kelių metų, tada ten anuiteto suma didėja. Bet čia kažkur kažką reikia, atsiprašau, kad pertraukiau, pasirinkti, kad tas paveldėjimas būtų, ar automatu tai eina? Ne, reikia pasirinkti, reikia sudaromojo anuiteto sutartis ir ten jau yra pasirinkama iš punktų. Taip. Tai įdomu, šiaip kaip ir sakiau, detaliai ten jūsų yra ta diskusija su Artūru, tai kviečiu paklausyti, ten bus daugiau. O aš dar noriu pereiti prie kitos temos. Labai dažnai, kai kalbam apie investavimą, tai orientuojamės arba į vaikų, tokius, tarkim, mūsų amžiaus žmonės, arba vaikus jaunimą, bet yra ir vyresni žmonės, kurie yra, pavyzdžiui, patyrę Snoro ūkio banko tas žlugimą, tas situacijas. Kaip juos padrąsinti, nes aš tikrai žinau ir tarp mano tėvelių yra žmonių, kuriems saugu atrodo tik tai namie, kai matau. Nesu tikras, ar galima juos padrąsinti. Čia yra toks emocinis dalykas, psichologinis, kuris jau yra jų viduje, pavadinkim, ar ne. Ir iš šito, sakykime, patikėjimas labai sudėtinga, nebent tai ateina gal iš šeimos narių, kurie irgi paaiškina, ar ne, bet vėlgi, jie tada būna, sako, ypatingai vyresnio amžiaus, sako, tai kiek man čia liko, čia dabar nepradėsiu ir panašiai, ar ne. Ir jie iš tikrųjų jaučiasi laimingesni, kad mato sąskaitoj, kad yra sąskaitoj, ar ne. Rizika su tuo matau, jeigu tai yra jaunesnis žmogus, kai žmogus mato pinigus, kaip prikalbėjau sąskaitoj, jis labiau linkęs yra išleisti. Nes, jam tiesiog kaip čia pinigai gali būti taip guli, ar ne. Vyresnio amžiaus jie ne ir jie turi tos mažesnius poreikius ir gal reikia juos, ir išsiklausyti, ta prasme, gal pagal tos poreikius, kurie turi ir kurie yra planuojami, gal viskas ir gerai yra, gal ta prasme ir gali būti tenais kredito unijos, ar ne, gal ir nebūtinai reikia investuoti, nes su to ir irgi, susijusios tam tikros rizikos ir gali būti, kad kol aš atgausiu tas pinigus, užtruks. Plius yra kitas dalykas, jeigu mes investuojam į, sakykime, fondus, kurie su akcijomis, tie kritimai gali būti didžiuliai. Ir net ne tai, kad žmogus kiek dar turi metų laukti, klausimas yra, kaip jo yra sveikata. Ir gali būti emociškai per didelis smūgis jam.
tai ant vaistų daugiau išleis. Aš dar pati nuo savęs tokį vieną argumentą turiu. Taip kaip jūs paminėjot, kad sąskaitoji, tai yra dar viena dalis, bet kita dalis yra, kuri laiko grinaisiais namuose ir tai yra saugiausias, Taip. atrodo, variantas, bet tada labai lengva sukčiams yra. Lengviausia yra išvilioti tuos pinigus, kuriuos gali paimti ir paduoti. Taip. Ir man atrodo, sukčiai dažnai pagauna vyresnius žmonės, kur sužaidžia jų baimėm, emocijom, ten artimųjų kažkokiom situacijom. Tai man atrodo, kad bent jau kažkoks mažiausia rizika turintis investavimas yra tam tikra prasme apsaugojimas nuo lengvo sukčių įsiveržimo. Aš tai sakyčiau, miksas gal yra. Aš tai už tai, kad dalis pinigų būtų banke ir dalis pinigų iš tikrųjų būtų ir grinaisiais. Dėl labai paprastos psichologinės priežasties. Buvo ne vienas tyrimas padarytas, kai žmogus rankose perskaičiuoja pinigus, ta prasme jisai gauna tam tikrą energijos, pozityvios energijos pliūpsnį. Ir čia ne šiaip kažkur išgalvota, ten tikrai ne vienas tyrimas darytas to klausimu. Todėl tiek vyresnio amžiaus žmonėms, tiek jaunesnio amžiaus žmonėms, manau, kad turėjimas tam tikrų grinųjų pinigų ir netgi toks kaip ritualas vieną kartą į mėnesį išsitraukti iš to naminio seifo ar ne pinigus ir perskaičiuoti, viskas su to yra gerai ir netgi rekomenduotina. Tu pasijūti, kad tu turi, tu gali, ta prasme, ir tai yra, ir tau yra apčiuopiama, ar ne? Nes matymas sąskaitoj ne tas pats, kas paimti ir pajausti šitą. Ir tada šita energija labai yra nykstanti, nes mes labai mažai turime grynų pinigų, tai gal tikrai ją sąmoningai kartais pastimuliuoti, ne, tą pinigų energiją. Taip, ta prasme, tai neturi būti kažkokia labai didžiulė suma, bet tai tas pats principas. Ir su vyresnio amžiaus žmonėms be abejo yra rizika, kad gali jos išvilioti, bet dabar rizika išvilioti gali būti ne tik tos papirinius pinigus, dabar netgi dažniau būna iš bankų, ta prasme, kad jie ten perveda ir panašiai. Tai grynieji yra viena problema, ar ne? Tai gal, sakykime, dalį turėti grynais, dalį turėti bankus. Taip. Kalbant apie sukčius, tai asmeninę patirtį turiu, kur kadangi aš dabar nemažai apie tos finansus kalbu, tai ką tik tai sukūrė kažkas mano tą fake netikrą anketą ir siuntinėjo pranešimus, kaip čia žmonės laimėjo konkurse ir aš, žodžiu, juos kviečiu kažką tai daryti. Tai kol tai matai aplinkui, tai atrodo, taip egzistuoja negerai, bet kai paliečia asmeniškai ir kai man artimi žmonės pradeda siųsti ir va, Miglė, žiūrėk, gavau. Kaip tai yra pikta ir sakau, aš neskelbiu jokių konkursų, tai ir dabar sakau, neskelbiu jokių investavimo konkursų. Tai labai sukčiai gudrus šiom dienom ir labai aktyvus. Ir iš tikrųjų, net kai jūs galvojat, kad jūs protingi ir jūsų tai nepalies, tai aš labai atsargiai su šituo. Mes būna labai skirtingose emocinėse situacijose ir aš turiu tokį pavyzdį man artimo žmogaus, man po to paskambino, papasako situaciją, tas žmogus tiesiog turėjo darbą, kuris yra toks pamaininis ir naktim ir pagavo tuo metu, kai žmogus buvo pavargęs, paskambino ir paprašė, kad atsidarytų sąskaitą, kripto sąskaitą. Aš kai iš šono klausiausi, man atrodo, tai surrealistiškai, bet aš tą žmogų pažįstu, ta prasme, labai protingas žmogus, aš niekados nebūčiau taręs, kad taip žmogus pasielgtų, bet tas žmogus man ir papasako, sako, man skambino iš to numerio. Aš nueinu pasitikrinti į internetą, ta prasme, žiūriu, kad čia iš tikrųjų yra Interpolo telefono numeris, į Interpolo puslapį nuėjus. Tai neužmirškite, kad net jeigu jums skambina tam tikrų numerių, ar jūsų pažįstamo žmogaus numerių, ar kažkokiu numeriu, kuris yra oficialus, su sistemomis galima padaryti. Tai gali būti, kad iš tikrųjų skambina iš kito, bet rodo tą telefoną numerį. Taip. Tai va, aš turiu tokią asmeninę situaciją su man artimu žmogum ir ten tiesiog papasako tokią labai keistą situaciją, apie tą žmogų sužinojo ir papasako tiek detalių, kur tas žmogus galvoja, kaip čia įmanoma, nes pasakė ir adresą, ir pasakė kokie žingsniai ir sako, jūs dirbote su tokiu ir tokiu žmogum, sako, taip, aš dirbu su tokiu žmogum, žodžiu, atkapsta labai daug detalių, kurios dalis yra internete, dalis kažkaip kitokiu būdu atkapsti. Ir galiausiai privedė prie to, kad iš tikrųjų atsidarė aplikaciją, parsisiuntė aplikaciją į telefoną ir sustojo tik ties tuo momentu, kai reikėjo pervesti pinigus ir po to galvojo, kaip čia gali būti taip. Ir sustojo, tada kreipėsi į policiją, policija pasako, jo, tai vyko ne Lietuvoje, tai vyko kitoj šaly, kur šiaip labai saugi šalis.
Bet tai įvyko ir privedė prie to, kad žmogus atsidarė kripto sąskaitą, ta prasme, ir buvo jau, nors neturi žmogus jokių kripto, ten planavo pervesti pinigus. Žodžiu, ten skamba surrealistiškai ir aš negalėjau patikėti, bet kadangi tai yra man artimas žmogus, tai aš tikiu, kad tai buvo. Bet kai tai atsiranda tokie dalykai, kai tau skambina tas numeris, kurį tu gali patikrinti, kol kas dar smegenys neįjungia tiek kritinio mąstymo, bet čia pas mus tinklalaidėje buvo šiek tiek anksčiau buvęs FNTT darbuotojas, tai jis sakė visada pagrindinis dalykas yra sakyti, tuoj tau perskambinsiu. Kad ir kas tai bebūtų, jeigu bent menkiausias įtarimas kyla. Taip. Tai šitą reikėtų turbūt stengtis kuo dažniau taikyti, net kartais jeigu ir... Ir dar gal, kalbant apie tos pinigus, sukčius ir panašiai, tai kalbam, kad numerį gali rodyti artimo žmogaus, bet gali ne tik numerį rodyti, bet yra ir dabar, sakykime, kadangi mes esam tinklalaidai, ta prasme, ir mūsų balsas, jį mes galime paimti, ar ne, tai tą balsą iš principo galima paimti, įdėti tam tikrus dirbtinio intelekto įrankius ir aš galiu, ta prasme, kalbėti kito žmogaus balsu ir artimieji neatskirs. Ir kuo daugiau balso internete yra, tuo jį lengviau atkurti, nes daug natų pagauti galima. Ir kalbant apie tą patikėjimą, kur aš sakiau, kad mano sukūrė tas netikras anketas, net man parašė keletas draugių, kur sako, aš pradžioje apsidžiaugiau perskaičius, nes norisi to padrąsinimo kažką pradėti daryti ir tik po to kilo įtarimas. Ir man tada viduje toks pyktis kyla ir sunku su jais pakovoti, bet visus labai norisi paskatinti būti kritinio mąstymo ir tikrai budreis, kad neapsigautume. Dar šiek tiek grįžtant prie tų vyresnių žmonių ir snoro ūkio banko situacijų, kaip Jūs manot, ar tikrai valstybinių lygmenių, ar pas mus yra stiprūs liekamieji reiškiniai, ar jau nedaug, ar jau tai yra nublankęs tas skaudulys ir tie skauduliai, kurie buvo tokie dideli? Aš manau, kad jisai ganėtinai stipriai nublankęs. Lietuvos bankas puikiai atlieka savo darbą, atsakingai žiūri ir visos finansų institucijos labai atsakingai tai žiūri, dabar mes turim nemažai tų sugriežtinimų, iš vienos pusės ir buvo tam tikros kritikos, tada mes pritraukėm mažiau kapitalo tam tikro tipo finansinių institucijų, bet manau, kad daug gero darbo atliekama ir dėl to skaidrumo, ir dėl to finansinio raštingumo, plus manau, tinklalaidės, kad jūsų vyksta ir kitos panašios, irgi prie to labai prisideda su ta, sakykime, nauja augančia karta. Plus mūsų finansai irgi išaugo, ar ne, šitoje vietoje, tos galimybės atsivėrė, mes matom tų pavyzdžių. Tai aš sakyčiau, kažkiek tas skaudulys, jisai yra kažkiek išnykęs, kažkiek, arba ne tai, kad išnykęs, bet nublankęs palyginus, kaip buvo anksčiau. Tai jaunai kartai tikrai yra daug lengviau, vyresnio amžiaus žmonėms jie, sakykime, kažkiek prisimena, jie ir nėra tie, kurie dabar labai aktyviai gal investuoja. Tai reikėtų su jais kalbėti, kaip išsaugoti tai, ką yra sukaupę, ar ne, ir kad neatiduotų sukčiams. Taip. O kaip galvojate, kiek tėvai perduoda vaikams savo baimių ir patirčių? Aš net kalbu ne apie sąmoningus perdavimus, bet jeigu jie jau turi patys baimių ir jie, kai kalba su vaikais, kiek jie perduoda vaikams nebyliai kažkokių įsitikinimų? Aš manau, tiek nebyliai, tiek aktyviai, tiek, sakykime, šeimos situacija, jinai natūraliai perduoda tam tikram gyvenimo etape, bet labai priklauso, kur po to vaikas, kokioje aplinkoje patenka, kokie yra draugai, kokioje visuomenėje jie auga toliau, nes iki tam tikro amžiaus tėvai labai tą įtakoja. Ir mano asmeninė situacija, mano mama visą gyvenimą buvo mokytoja, mano tėtis dirbo daug skirtingų darbų vienu metu, mūsų finansinė situacija buvo ganėtinai sudėtinga, mes gaudavom netgi nemokamą maistą mokykloje, nes pagal pajamas galėjom sau leisti, ta prasme, turėjom tą galimybę, ar ne, ir gaudavom naudotus drabužius iš Vokietijos, dabar mes patys jau turim tos Humana centrus skirtus naudojam, bet kažkada iki ten 1995 gal, ar ne, ir atveždavo iš užsienio.
Tai mes šitoj vietoje užaugom tokioj šeimoje ir nebuvo, bet mes nesijumtė, kad mums kažko trūktų. Mes negavom kažkokių pagrindų apie finansinį raštingumą, nes mūsų tėvai nelabai turėjo tų pinigų, pavadinkim taip, ar ne? Bet mano atveju gausi taip, kad aš išvykęs į Daniją prisijungiau prie jaunų akcininkų asociacijos, pradėjau skaityti tam tikro tipo knygas, audio knygas ir tai natūraliai pridėjo tokio, kad domėtis finansais ir po truputį kūrėsi tokia aplinka. Tai bet kas liko nuo tada ir užtruko iš tikrųjų peržengti, kadangi tų pinigų visą laiką būdavo mažai, labai tas taupumas ir tada taupimas visam kam. Ir tada nepasidžiaugimas tam tikrais dalykais. Nes jeigu žiūrėti matematiškai, jau gali savo iš tikrųjų leisti, bet viduje dar tu toksai, ne, čia per brangu, ta prasme, o kaip čia viešbučiui tiek išleisti pinigų, ar ne? Ir vienu metu buvo labai populiarus tas FIRE judėjimas, Financial Independence, Retire Early, ne? Kad kuo greičiau išeiti pensiją ir mėgautis gyvenimu, kaip kas sako. Ne? Lyg tai iki tol negali mėgautis, tas yra toks kontrastas sukeltas. Ir vienu metu tas buvo tokia labai didžiulė banga, jinai kažkiek dabar nuslūgus. Aš buvau skeptiškas nuo pat pradžių, todėl kad aš labai tikiu prisiminimais, kuriuos mes kūrėme ir pinigai juos padeda iš tikrųjų kurti. Tai šitoj vietoj tiesiog būti tokiai situacijai, kai viską išleidai arba kaip tik atvirkščiai kažkiek išleidai, kažkiek investuoji yra geriausia, aš manau. Tai investuoji tu į tas emocijas, į kažkokias tai keliones. Aš savo studijų metais Danijai tikrai nemažai pinigų išleidau kelionėse. Jeigu aš būčiau investavęs, būtų taip ir taip, bet aš labai džiaugiuosi, kad aš priėmiau tokį sprendimą. Žmogumi, jeigu nebūtų. Taip, tai aš manau, mes iš to susideda, ar ne? Ir tas FIRE judėjimas, tai ten iki tokio lygio, kai žmonės, aišku, aš taip šaržuoju, bet tikrai yra tam tikrų žmonių, kurie ten valgo tik makaronus ir neišvažiuoja iš miesto, nes kainuoja kelionė, ar ne? Ir sako, bet aš noriu, kad tiek metų, kai man bus, tada būsiu nepriklausomas, ar ne? Tai aš nemanau, kad čia yra teisingas pasirinkimas. Aš irgi. Per didelis gyvenimo tarpsnis tada yra tame susiveržimo etape link, kad pasiektum tikslą, kuriuo gal tada labai trumpai galėsi džiaugtis, net negali žinot. O dar kalbant apie vaikus, ką savo šeimoje, kokius turite, nežinau, metodus, pavyzdžius, kad ugdytumėt vaikų sveiką požiūrį į pinigus? Turit kokių nors tokius sąmoningai atliekamų dalykų? Tai Sofija turi 3 taupykles. Dar šiek tiek klausytojams, jūs turite 2 vaikus, taip. Dukra ir sūnus, 8 ir 4. 4, taip. Taip. Tai Sofija turi taupyklę, 3 taupykles. Ir 3 taupyklės, nes iš vienos nepritaupo, čia kaip su ta apie dietas, ar ne? Nes kiekviena taupyklė turi savo paskirtį. Viena taupyklė yra, čia tai, man atrodo, aš tą idėją kažkur buvau skaitęs gal, arba sujungiau su kažkuo, bet esmė tame, kad per gimtadienius būna dažnai klausimas, ką dovanoti. Šiais laikais beveik visi vaikai turi labai labai daug. Ir mes nusprendėm, kad ten gali būti kažkokia simbolinė dovanėlė, bet jeigu kažkas labai nori prisidėti ir gali, yra 3 taupyklės ir pats žmogus atėjęs į gimtadienį nusprendžia, kurią taupyklę įdėti pinigus. Tai viena taupyklė yra, kuri skirta Sofijai, kad jinai išleistų tos pinigus savo. Kažką savo nusipirkti, ar tai būtų žaislas, ar būtų kažkoks tai drabužis. Tada yra kita taupyklė, kuri yra skirta išleisti tos pinigus, kur Sofija nuperka kažką broliui, nuperka kažką mamai, tėčiui, nuperka kažką draugiai, pusbroliui, pusseseriai. Ir tada yra trečia taupyklė, kuri yra skirta išleisti žmonėms arba organizacijoms, kurių nepažįsta. Tai gali būti gatvės muzikantas, tai gali būti, kam reikia kažkoks tai pagalbos, tai gali būti kažkokia asociacija, tai yra parama. Ir vaikas tada pats masto, galvoja, kad čia yra tie pinigai ir per gimtadienį tos 3 taupyklės yra padėtos, ant kiekvienos yra užrašyta, kuri kam yra skirta ir tada žmogus gali ateiti įdėti tos pinigus, o tada Sofija metų bėgėje, ta prasme, kažkur tais išleidžia tos pinigus, užsirašo, kam išleidžia, mes pasikalbam apie tai, ar ne? Ir taip, toksai viena iš edukacijų, sakykime, kurią mes... Labai gražiai, nebuvau girdėjusi tokios. Aš vis turiu tokią mintį šioje tinklalaidėje pakalbėti apie tą
su skirtingais pašnekovais apie aukojimo dalį, kaip apie dalį finansinio raštingumo, nes man tai atrodo labai svarbu, ne tik tai kaip uždirbti, kaip sutaupyti, bet kaip duoti. Tai čia nuo pat vaikystės jūs labai gražiai dėgiate tą aukojimo dalį kaip trijulę. Taip, ir kalbant, kadangi apie aukojimą truputį užsiminėte, tai mes šiais metais įmonėje darėm, kiekvienais metais yra daroma tokia kaip ir toks aukcionas, kiekvienas darbuotojas pasiūlo kažkokią paslaugą ar kažkokį tai sukurtą, nežinau, tai paveikslas ar kažkas kitas iš savo pusės ir tada darbuotojai per programėlę Slack susirašinėjimo siūlo, kiek skirtų pinigų, kad įsigyti tą paslaugą, ar ne, ten kažkas, pavyzdžiui, sako, tenais ten valandos treniruoti su manim ten tenis, ar ne, ten kitas sako pietus 4 žmonėms, ar ne, kuriuos aš apmoku. Ir tada toj skaidrėje prašyta, kam tie pinigai bus skirti, yra įvardinta, ta prasme, organizacija, ten, pavyzdžiui, kaip kad gelbėkit vaikus, moterų linija ir panašiai. Ir tada žmonės, ta prasme, rašo, kas pasiūlys didesnę kainą, ta prasme, kas laimi tą aukcioną, ar ne? Tai vyksta kiekvienais metais, tai čia toksai kaip kalėdinis, sakykime, pasižaidimas, ar ne, kalėdinės šventės metu. Ir tada ta pačios Slack programėlė jau, kai ta prasme, kitą dieną mes jau pervedę pinigus, įdedam screenshotą, sakykime, banko, kad va tam ir tam tai organizacijai būtų pervesta. Tai va čia iš tos pusės, ta prasme, o ta aukojimo dalis, jinai yra labai svarbi, labai svarbi kiekvienam emociškai. Jeigu aš galiu kažkam paaukot, reiškia, aš turiu daugiau, negu man reikia. Ir čia yra, manau, esminė žinutė savo, tokia, kad aš esu šitame etape, kad aš turiu pakankamai. Pas mane yra svajonės, aš noriu turėti daug tam tikrų dalykų, bet kai aš galiu savo pasakyti, aš turiu pakankamai, tai yra vienas geriausių jausmų. Nes tu esi ten. Ir yra žmonės, kurie gal turi finansiškai daugiau pinigų tenais, gal pasirodo, kad turi daugiau pinigų, ar ne, bet jie to neturi pakankamai, ar ne, not having enough, ar ne. Tai va šitas dalykas, aš manau, vienas svarbiausių dalykų. Tai jeigu mes aukojam, aš turiu pakankamai. Man šita žinutė, jinai iš tiesų kažkaip mūsų tinklalaidė tokia yra lydinti. Profesorius Laurinaitis sakė, Jonas Mačiulis sakė, ir jį dabar jūs, ji man tiek vertybiškai gražiai skamba, kad turtingiausias ne tas, kas daugiausiai uždirba, o tam, kuriam pakanka. Tai man labai patinka. Gal kažkas paklausys vieną, kažkas kitą tinklalaidę, bet išgirs mokėti pasidžiaugti tuo, ką turi, o kai turi daugiau dar ir pasidalinti. Tai labai labai gražu. Jau einam po truputį link pabaigos, bet dar labai noriu paliesti dirbtinį intelektą, kadangi jūs dabar, kaip suprantu, dirbate su dirbtiniu intelektu, ar ne? Taip. Kiek jis gali būti naudingas analizuojant, planuojant savo asmeninius finansus? Ir aš nekalbu tik tai apie investavimą, bet bendrai biudžetą, galbūt planuojant išlaidas, galbūt jas analizuojant. Kur gali būti naudingas dirbtinis intelektas paprastam žmogui, kuris nėra šios srities specialistas? Tai pirmiausia, dirbtinis intelektas jūsų nesugėdins, jeigu jūs nežinote atsakymą į jums paprastą klausimą. Ne, jums gal nepaprastą, bet kitiems paprastas. Nes, pavyzdžiui, Facebook'o grupėse aš pastebiu yra žmonės, kurie užduoda, sakykime, klausimą, kuris, atrodyt kaip ir turėtų žinot, ir tada ten grupės nariai, ten maždaug kaip tu ten nežinai, čia tas ir tas. Ir mes su tokiu elgesiu rodom, kaip čia pasakyti, tokį pavyzdį, kad jeigu kažkas iš jūsų dar užduos tokį klausimą, mes irgi jūs užmėtysim. Čia aš truputį hiperbolizuoju, aišku, bet yra ta tendencija. Ir kai kurie žmonės tada bijo klausti, nes jie galvoja, čia kaip toj pačioj mokykloje, kad, tikriausiai aš tą turėčiau žinoti. Ir tada mes liekam prie to, kad vis tiek aš tada nežinau ir naudos, ta prasme, aš to negaunu. Tai dirbtinis intelektas, jisai tikrai nesugėdins, net jeigu ir prašysite, jisai labai draugiškai paims patars, korektiškai, taip. Jisai paaiškins, papasakos, jūs galite net paprašyti, sakyti, paaiškink man, kuris baigė 9 klases, nors gal jūs baigėte universitetą, ar ne? Ir jisai paaiškins labai paprastai. Tai jis tą daro labai gerai. Kur rizika su juo yra tai, kad jeigu jūs priminėsite finansinius sprendimus, remiantis tik tais juom, jisai haliucinuoja, jisai sukuria tam tikrus neegzistuojančius dalykus. Tų haliucinacijų tikrai yra mažiau negu buvo prieš 3 metus, bet jų visgi yra. Ir kai mes kalbam apie pinigus, ne kažkokius teorinius, bet realius, tai į tai reikia atkreipti dėmesį, reikia atsakingai pažiūrėti. Tai šitoj vietoje man reikėtų ir savo proto naudotis, ir jeigu galima pasikalbėti su
vienu, idealiausiu atveju netgi gal 3 finansų konsultantais, kad priimti tą tokį galutinį sprendimą. Bet jis man gali puikiai padėti pasiruošti, einant pas tą patį banko atstovą ar finansų konsultantą iš ne banko kažkokios tai kitos įmonės, kad aš užduočiau tam tikrus klausimus, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, ar ne? Ir gavęs tos atsakymus, ką aš užsirašysiu, vėlgi padėtų išanalizuoti. Tai jisai tai puikiai atlieka. Jisai gali peržiūrėti mūsų biudžetą, gali patarti, į ką labiau atkreipti dėmesį, ar ne? Bet priimti tos galutinius sprendimus aš vien dirbtiniu intelektu nepasitikėčiau. Aš jį naudoju kiekvieną dieną, naudoju tiek asmeniniams reikmėms, tiek profesiniais srityje, ar ne, tiek su tais pačiais finansais, bet, sakykime, jisai labai geras asistentas, bet visada gali padaryti tam tikrų klaidų. Ir net kartais elementarių skaičiavimo klaidų, kur yra, aš esu ten tokius skaičiavimus dėjus ir elementariai, kur reikėjo sudėti ir ten iki 30 ir suskaičiavo blogai ir aš primečiau, sakau, perskaičiau, oi, tu teisi, aš padariau klaidą. Tai kritinis mąstymas, šiaip tai man atrodo, jis yra geras kritinio mąstymo treneris, kur tu kalbi, bet tu niekada negali 100% pasitikėti ir tada žiūri, kiek tu to kritinio mąstymo turi. Vienas iš būdų, kaip, sakykime, pasistengti, kad jisai kiek galima maks gerai sakytų, tai nesvarbu, ką jis atsakys, pasakyti tiesiog, kad aš manau, kad tu čia klaidą padarai, ar nemanai. Ir jis tada peržiūrės ir jeigu jis jau ten trečią kartą pasakys, tikrai nėra klaidos, tai tikriausiai, kad ir nebus klaidos. Bet tiesiog pasitikrinti. Taip. Kaip aš mėginau atrasti jo naudą savo analizuojant asmeninius finansus, aš įkėliau savo mėnesio išlaidų išrašą ir paprašiau, kad jisai suskirstytų pagal tam tikras rytis. Tai dar to nepadariau nuosekliu, kad kas mėnesį, bet man pasirodė įdomus būdas sekti, tai kur tų mano išlaidų didžiausia dalis išeina. Taip. Ieškau ir programėlės, kuri tai darytų, bet neatradau ir toks irgi nesaugumo jausmas kažkokiai programėlei leisti prieigą prie savo internetinių ar ten kažkokių pirkimų lyg ir nesinori. Gal dar kažkokių tokių iš praktikos, kur jūs pats naudojate dirbtinį intelektą? Jau tokių grinai neprofesinių, bet... Tai aš naudoju, kas liečia, ta prasme, įvedant tam tikrus sveikatos duomenis, su to aišku reikia žiūrėti atsargiai, nes čia yra tokia asmeninė informacija, bet aš kažkada uždaviau savo klausimą, kas atsitiktų, jeigu tie duomenys taptų vieši. Nemačiau tame kažkokios tai problemos, ne? Bet čia kiekvienam asmeniškai, ne? Tada kita dalis, jeigu planuojame kažkokią tai kelionę galiausiai. Galima susikurti vieną atskirą projektą, kur ir jūs, ir kitas šeimos narys kartu rašote klausimus, idėjas, mintis ir iš to galiausiai išplaukia, ką jums rekomenduotų aplankyti, kur nuvažiuoti, sakykime, šitie dalykai. Tada, kaip pavyzdys, su vaikais irgi galima puikiai panaudoti. Mes mėgstam labai skaityti popierinės knygas, bet būna kartais tokiu atveju, kai kažkas tai vyko darželėje ar mokykloje ir mums reikia pakalbėti apie vieną ar kitą epizodą, kad vaikas taip nesielgtų. Ir kartais mes turim fantazijos, kartais pritrūksta, kaip paaiškinti, kad taip negalim. Tai mes aprašom tą situaciją tam pačiam dirbtiniam intelektui. Ir ten, paaišku, kodėl muštis negalima ir panašiai, pasiek man per pasakos prizmę ir jisai tą puikiai parašo ir mes tada apie tai pasikalbam, ar ne? Tai va čia yra kita dalis. Plus mes neduodam vaikams ekranų, bet tam tikrą prasme norim supažinti su dirbtiniu intelektu, kad jie dabar jau pradėtų galvoti ir turėtų tam tikrą kritinį mąstymą. Tai mes padarom tam tikrus video, kur tėtis ar mama kažką tais atlieka ir jiems parodom ir jie mato, kad tai mes, bet supranta, kad ne mes. Aš sako, čia sako dirbtinis intelektas yra. Jūs juos padarote tuos video su dirbtiniu intelektu? Taip. Pavyzdžiui, aš nusifilmavau tenais vedžiojant šunį ir ten kalbant apie kultūros ministeriją ir kažką tai skaitą. Ir dukra sako, taigi čia ne tu, mes neturim šuns, ta prasme, sako, čia dirbtinis intelektas padarė, sakau, taip. Tai mes jau bandom juos, kad jie visą tą, ką pamato, ne visada galvotų, kad čia taip ir vyko, ar ne? Irgi tą kritinį mąstymą. Taip. Arba būna, nufotografuoju ir ten Sofija sako, parodyk, kaip aš čia gavausi. Ir aš tuo metu greitai įdedu nuotrauką Gemini ir pridedu tenais kažkokį tai šuniuką šalia žiūrinti ją. Ir jinai tada žiūri ir sako, nėra čia jokio šuns, kodėl? Tai tai sako, čia vėl su dirbtiniu intelektu padarai. Tai iš tos pusės, ne? Mokom, pavadinkime. Taip, graži treniruotė. Ir man atrodo, kartais žmonės sako, kad dirbtinis intelektas fantaziją slopina, nes atiduodami į to dirbtinio intelekto rankas. Bet iš to, ką jūs kalbat, tai fantazijai vietos ir erdvės yra labai daug.
Tik tai kaip į tai pažiūrėsi, vat, kaip užduosi klausimus, kur Taip. panaudosi, ar ne? Tai Jinai atsiranda dažnai naudojant. Ta prasme, kuo mes dažniau naudojam, tuo atsiranda daugiau įdomesnių minčių, kaip tai galima pritaikyti. Pabandom tada dar kitą įrankį. Iš kitos pusės, ar ne? Dabar yra vat, kalėdinis laikotarpis, artėja, tiksliau jau prasidėjęs jau kalėdų šią savaitę. Tai galima irgi ten tas pačias dainas sukurti ir pasidžiaugti jomis, ar ne? Galima galiausiai su to pačiu ChatGPT ne šiaip pasikalbėti audio, o ten kalėdų rytą įsijungti yra Santa Clauso, ten kalėdų senelio balsas ir jisai lietuviškai kalbės, ta prasme, su visokiais tais paaikčiajimas ir panašiai. Tai tų būdų jų iš tikrųjų yra ir jie natūraliai atsiranda benaudojant ir apie tai kalbant su kitais. Turėjau vieną pokalbį su vienu pažįstamu, jisai naudoja programėlę Suno, kuri kuria muziką ir jo pritaikymas tos programėlės man papasako, sako, aš turiu mėgstamą muzikantą, bet jis jau 2 metus neišleidžia jokio albumo. Tai aš paprašiau dirbtinio intelekto, kad jo stiliumi sukurtų man muziką. Ir jis man sukūrė ir dabar aš kai einu sportuoti klubą, aš visą laiką klausau. Mes gyvenam labai tokiam įdomiam pasauliu, sakykim, tai ir visa tai taip tobulėja ir truputį gazdina iš tikrųjų. Ir aš praeitais metais, kur dariau su viena kolegė drauge, komunikacijos ekspertė, tokį tyrimą, ar dirbtinis intelektas gali rašyti kaip žmogus. Ir ten dalyvavo 12 rašytojų, Lietuvos žurnalistų ir 13 buvo mano sugeneruota tekstų. Ir 1400 žmonių dalyvavo tame tyrime, bandė atspėti, kuris tekstas yra kieno, ir vidurkis buvo atspėjus 25 tekstų, identifikavo tinkamai 13 tekstų, 3,66. Tai pasirodo neįmanoma, mes nebegalime atskirti. Ir pirmą vietą laimėjo tekstas, kuris buvo mano sugeneruotas. 74,... Žmonės galvoja, kad tai žmogaus generuotas. 74,6% žmonių pagalvoja, kad konkrečiai tas vienas iš mano tekstų buvo žmogaus. Antroji vietoj buvo ten vienas iš rašytojų, trečioji vietoj buvo vienas iš rašytojų, bet pirmoji vietoj buvo sugeneruotas. Ir tai mus taip irgi nustebino, bet sakau, tai keičiasi, viskas kitaip vyksta, mes turim prie to taikytis, mes turime mokintis, ar ne? Aš manau, kad mes anksčiau sakydavom, kad reikia nuolatos mokintis. Neturėtų būti, kad mūsų mokymasis baigėsi universitetu. Bet tas tampa dar aktualiau dabar. Ta prasme, kai dirbtinis intelektas sukuria naujas galimybės, taip pat ir aišku ir rizikas, bet žmonėms, kurie netingi, kurie mokosi, atsiranda labai įvairių formų, kaip galima išleisti savo kūrybiškumą ir sukurti tai, ko anksčiau neegzistavo. Tai tik neieškokim pasiteisinimų, o junkim savo fantaziją ir mokykimės, man atrodo, toks bendras palinkėjimas. Ir pabaigai, Martynai, mes turim standartinį klausimą savo tinklalaidės. Jis yra apie finansus. Jeigu sekmadienį jūs atsikeliat ir Vilniaus centre yra švieslentė, kurioje surašyti jūsų finansiniai sprendimai. Ir geri, ir blogi. Ką jūs norėtumėt paryškinti, o ką ištrinti? Nerodyti, paslėpti. O ko pasidžiaugti? Tai paryškinti tai, kad finansais aš pradėjau domėtis ganėtinai anksti ir pradėjau vesti dienoraštį. Man buvo 14 metų, man atrodo, ar 13, kai buvo pirmas įrašas ir pirmas sakinys buvo, kiek aš turiu santaupų. Taip vyko nuo to tikriausiai, todėl kad mes nelabai turėjom pinigų. Tai buvo, sakykime, užsirašymas tų finansų, manau, buvo šita dalis. Kita dalis, kur užsirašyčiau ir tą taikau toliau, tai tas pats investavimas, aš žiūriu ilgalaikį kaip sprendimą ir nepardavinėjau visos kompanijos, kuri auga, ta prasme, akcijų, o parduodu tik tais dalį. Aš turiu tokias taisyklę 3-5-10, tai kompanija užaugo 3 kartus, parduodu trečdalį, palieku toliau augti. Užaugo 5 kartus, parduodu penktadalį, palieku augti. 10 kartų užaugo, parduodu 10-dalį. Tokių kompanijų nėra daug, tai čia, kad taip teisingai supras, bet jų yra. Ir per laiką ir tikriausiai pas žmonės jų irgi atsiras. Ką irgi, sakykime, iš finansinės pusės, tai, kad iš tikrųjų pinigų galima uždirbti, reikia nepatingėti, reikia kūrybiškai pagalvoti. Mes, kai šventėm, kai turėjom vestuves, tai pinigus aš
uždirbau tuo metu dariau mokymus įmonėms. Tai va, visą biudžetą su to surinkau, nes tuo metu neturėjau kažkokio tai kito to darbo. Ir finansų situacija buvo tokia, kad nebuvo pati gal geriausia, bet viskas gerai, gražiai baigėsi, išvažiavo ar ne, įdėjus to darbo. Tai aš sakyčiau, reikia nepatingėti, reikia kūrybiškai pažiūrėti ir nereikia pabijoti paprašyti pagalbos. Nes gali būti, gal visi mato tave vienaip ir tu galvoji, kaip aš dabar paprašysiu pagalbos ir tada subliūkštas vaizdas, ar ne? Tai to nereikia bijoti. Patys labiausiai pažengę žmonės, stipriausi žmonės yra tie, kurie nebijoja prašyti pagalbos. Tai aš sakyčiau šitą. O ką daryčiau kitaip, arba ko gal būčiau nedaręs, tai aš turėjau įsigijęs Netflix kompaniją 2004 metais, man atrodo, ar 2005 metais. Ir aš tuo metu užsipirkau už $1000. Ir per tą laiką, jeigu čia kalbėtum apie dabar, užaugo ten, jeigu neklystu, apie 200 kartų. Bet aš ją pardaviau ir aš ją pardaviau ganėtinai anksti. Pardaviau todėl, kad startuolį, kurį tuo metu dariau, reikėjo pinigų, nes tiesiog nebebuvo jų, reikėjo iš kažko gyventi, valgyti. Tai va šitą vietą gal kažkaip kitaip apžaisčiau. Bet teisybės dėlį turiu pasakyti, tikriausiai vis tiek nebūčiau išlaikęs tiek ilgai, nes per daug būtų viskas užaugę ir iškreipę portfelį. Tai čia toksai wishful thinking, bet jo, smagu matyti, kad buvau labai anksti, nes kiti sako, jeigu būčiau nusipirkęs, aš buvau nusipirkęs, bet pardaviau. Tai dar čia toks nedidelis dalykas, ne kažkur ten ištaškėt labai, nebuvo kažkokių daug nepamatuotų pirkinių. Čia buvo vienas iš investicijų sprendimų. Daugiausia aš išleidau gyvenimą, manau, kelionėms. Ir kadangi aš labai mėgstu maistą, tai maistui. Bet turbūt čia negaila. Tai nėra, ne. Čia vat yra ta vieta, kur man davė labai daug prisiminimų ir aš toliau noriu gauti tokių prisiminimų, ar ne? Tai vat, negaila tų dalykų. Tai vat, sakykime, investuoti į patirtis, aš manau, yra viena geriausių investicijų. Tai mes turim šeimonę, tik tokį pasakė, ten pirmiausia investicija yra į sveikatą, nes jeigu jos nėra, visa kita apskritai nesvarbu. Tada antra dalis yra edukacija, tiek vaikų, tiek būreliai, tiek mokykla, tiek mūsų pačių, dalyvavimas tam tikrose konferencijose ar online mokymuose, ar ne. Ir trečia dalis, tai vat tos patirtis iš tos pusės, kur tai gali būti koncertas, tai gali būti kelionė, tai gali būti restoranas, tai gali būti teatras. Ir tai gali būti kita labai svarbi dalis, net negali, bet mes turim tokią tradiciją, mes, kai kažkur vykstam į keliones, mes nuperkam ganėtinai daug įvairiausių dovanų, mes turim dovanų spintą. Aš dažnai nuperku dovanų taip 2-3 metams į priekį. Ir tada, kai ateina laikotarpis, ar tai yra kalėdinis laikotarpis, ar tai ateina, jog ateini draugų tenais įkurtuvės, ar gimtadienis, atsidarau tą spintą ir galvoju, kas tam žmogui tiktų iš tų dovanų, kurios buvo nupirktos kelionių metu, dažniausiai būna tai, ko mes neturim Lietuvoje. Ir yra kita tokia atskira lentyna, kur aš ten perku dažniausiai knygas, tos, kurios man patiko, kurias aš perskaičiau. Ir dovanoju žmonėms, kuriuo aš nepažįstu arba pažįstu labai mažai, be progos, tiesiog pasidalinamas, kad sakau, čia man patiko ta labai knyga, manau, kad tau irgi labai patiks, rekomenduoju. Ir va, čia viena ta geriausių dalykų, ką sekasi daryti ir patinka ir labai geros emocijos būna, nes žmonės nustemba ir klausia, čia kodėl, kaip, kokia proga ir panašiai. Ir man atrodo, tada yra viena iš didžiausių tikimybių, kad žmogus perskaitys, nes tai atrodo ypatingai. Taip. Aš pagalvojau, kad tau būtų įdomu, dovanoju, paskaityk. Taip. Na, jau reikia labai jau turėti menką motivaciją, kad neperskaityt po to. Gražu, kalbant apie kalėdinės dovanas, tai aš taip iš anksto nesusiperku, bet aš visus metus turiu telefonų knygelį, tie žmogum, kur yra notes, aš įsirašau. Jeigu kažką išgirstu, ar kažkas įdomu, ar kažkas patiko. Labai gerai. Tai man irgi, kai artėja kalėdos, aš tiesiog atidarau to žmogaus kortelę ir dažniausiai išsirenku, ką labiausiai norėčiau jam padovanoti. Tai kadangi mes filmuojam šventiniu periodu, laida išeis jau sausį, bet manau, kad čia yra nesenstančios idėjos, gal kažkas pasinaudos. Ačiū labai, Martynai, labai įdomu kalbėti, daug ir praktinių dalykų, daug ir pamastymų. Ačiū, kad dalinatės ir man labai patiko mintis, kad jeigu turime
žinių, tiesiog privalome jomis dalintis. Tikrai taip. Ačiū Jums, ačiū už pokalbį. Ačiū už tai. Čia yra mūsų rėmėjų dovana. Tai yra kortelės pagaliau jauku. Jos yra skirtos pažinti vienas kitą finansuose. Galima žaisti poroje, galima žaisti su draugais. Traukiat kortelę, ten yra klausimas, jūs jį atsakot, aš atsakau ir žiūrim, kiek sutinka. Pavyzdžiui, mano viena draugė su savo vaikinu sakė, niekada nesugeba pažaisti jo pilnai, nes šias antra kortelė susipyksta. Tai jūs besidominčiam finansais dovanoju šitas korteles. Ačiū labai. Gal turėsit gerą laiką.